jau mirties akivaizdoj nėra mirties, kol nėra fakto. Yra gyvenimas ir jo yra tiek apsčiai, kad va dabartės tai dar turim pagyventi. Pati geriausia diena, todėl kad yra šiandiena. Sunkiausiai yra tas dvasinis skausmas žmonių, bet to pačiu savo buvimu tu jį ir gali apmažinti. Mirtis nuolat alsuoja mums ir gyviesiems, nutiesiai į nugarą ir išeinam į gatvę ir turim visi būti gražus, laimingi, pasižiūrim Instagram'e dar kaip visi nuostabiai gyvena, o tu slaugiai visą naktį savo mamą, vežiai į ligoninę. Tarsi praplečiate ribas, kada žmogus užsisuka tokiam kančios rate, artimieji pervargia. Ir jūs esate tie žmonės, kurie sako, dabar šiek tiek sustojam ir pažiūrim, o kur yra šitame visame dalyke džiaugsmo. Vieną kartą skambinam pacientas ir sako, aš sužinau, kas čia manim rūpinasi. Nu jūs juokaujat, ašgi nemirštu. Nebelankykit manęs. Labas, Milda. Labas, Vaida. Tai ką, praėjo didysis mūsų renginys, ilgai lauktas, puoselėtas, daug prakaito pralieta jį organizuojant. Iš tiesų mačiau, kaip daug ir sunkiai komanda dirbo, bet žinai, man koks įspūdis, kad visi tai darė labai vieningai. Ir aš tau, aišku, perduosiu žodį, kad papasakotum iš savo pusės, kaip tau atrodė konferencija, kokybiška savanorystė, prabanga ir būtinybė. Kaip iš tavo pusės viskas pasirodė, bet mano tokia įžvalga pirminė, kad tai buvo labai gerai sustyguota viskas. Mūsų komanda, visi ekspertai, ar ne, kur įmonių, kurios prisidėjo prie šito nacionalinio standarto atsiradimo, kad dirbo labai kažkaip vieningai ir viskas veikia taip pačiame renginėje kaip motoriukas. Ten kažkas padaro, kažkas perdoda, kitas tęsia, nebuvo nei vienoj vietoje, atrodo, kad būtų kažkoks, žinai, užstrigimas arba kažkas būtų pasimetęs, nežinotų, ką daryti. Tai jeigu reiktų vienu žodžiu apibūdinti, kaip man pasirodė kovo 19 dieną vykęs renginys, mūsų konferencija, tai sakyčiau, labai sklandu. Kokie tavo pagrindiniai įspūdžiai iš šito renginio? Iš organizacinės pusės tai tikrai buvo man labai stiprus jausmas, kad visi jaučia tą atsakomybę ir tokią, tą šeimininkystę, ne, kad mes čia visiems vienodai rūpi. Tai manau, tai yra toks rezultatas, kad tuos jau daugiau negu pusę metų mes iš tikrųjų reguliariai dirbam kartu. Ir tikrai ta visa grupės dinamika įvyko nuo tokio susipažinimo, čia tokio gal truputį nuo to nepasitikėjimo, ar ne, ar aš čia tinku, ar čia tie kiti žmonės savo vietoj, iki tokio tikrai jausmo. Taip, mes labai aišku, ko mes siekiam, dėl ko mes čia ardomės diskusijose ir tą braukiam prakaitą. Ir iš tikrųjų tas rezultatas, manau, ir yra tos santykis sukurtas ir išsiaiškinti tie dalykai, tie savanorystės įvairiom vietom, kur tikrai mums atrodė gal savo kiekvienas burbule gyvenam, o dabar jau matom daug plačiau. Tai mes visi kaip komanda augom, tuo pačiu metu mokėmės vieni iš kitų iš pačio proceso. Ir tada per tą konferenciją tiesiog padarėm kartu mums labai svarbų dalyką. Ir dar yra labai daug ką reikės padaryti, nes tas parodė renginys. Labai man aš gal akcentuočiau iš savo pusės tą žmonių reakciją, kaip iš tikrųjų kiekvienas pranešimas turėjo klausimų. Šiaip retai tai būna per konferencijas, nes tikrai būdavo pranešimas ir tokia kaputila. O dabar buvo tikrai po kokius 2-3 gilius, taiklius klausimus, reiškia žmonės susirinko tie, kurie tikrai žino, kodėl ten yra. Tai man tas suinteresuotumas labai didžiulį paliko įspūdį ir kadangi pristatinėjom grupelėse standartą, tai irgi grįžtamo ryšio labai daug gavom ir tikrai labai gero, labai taiklaus. Kokią? Pavyzdžiui, kad yra daug tų programų, kaip dar yra jaunimo programos savanorystės ir čia dabar mums reikės vis akredituotis ar net 3 skirtingais būdais. Ir mes tą tikrai jau ir apie tai galvojom prieš tai, bet labai fainai, kad rūpinės reiškia žmonės ketina nudirbti ir su jaunimu, bet ir galvoti apskritai apie įvairių savanorių įtraukimą. Tai man šitas buvo labai svarbu, taip pat buvo išreikštas toks susirūpinimas, o kaip bus su tom tokiom neformaliom savanorystės formom, bendruomenėm, jų yra labai įvairių, tai yra ne tik tos bendruomenės, kur kaimo vietovėse arba mieste žmonės jungiasi, kur žmonės labai neformaliai ir labai organiškai ateina savanoriauti, ir prisideda tokiu pagalba tiesiog ir gal kartais net nevadina to savanorystę. Ar nebus taip kažkoks per aukštas ar ne toksai
reikalavimas ir tada, jeigu kažkokios atsiras paskatos finansinės ir panašiai, ar neiškris šitos organizacijos, ar ne, iš šito mūsų savanorystės standarto. Ir tas labai svarbus, man atrodo, dalykas, nes mes ko nenorim, tai nenorim paversti savanorystės, dar vienu tokiu biurokratiniu kažkokiu dalyku. Taip. Tai visas šitus dalykus reikės kažkaip apsvarstyti ir išspręsti kartu. Tai va, tai tokių buvo labai įdomių klausimų ir įvairių tokių galbūt labai konkrečių diskusinių taškų ties saugumu, ties tokiu, ką mes šios tai savanoriais turim padaryti. Tai man tas rodo tokį labai suinteresuotumą ir reiškia, kad labai daug gyvybės tame. Tai man... Įsitraukimas, ar ne, labai didelis buvo. Aš visą tą renginį žiūrėjau į tuos žmonės, apie 300 turėjom dalyvių, virš 200 organizacijų. Aš tikrai taip nuoširdžiai žiūrėjau to žmonės ir galvoju, tiek daug žmonių yra pasiruošę kelti savanorystės kokybę Lietuvoje. Žinai, tai nėra tiesiog pavadinimas, va, dabar pakelkime savanorių ten pritraukimo, koordinavimo kokybės lygį, bet iš tiesų jie nori. Jie atvažiavo todėl, kad gautų praktinės kažkokios, praktinių patarimų, praktinių įžvalgų, kad jie tai galėtų padaryti. Taip. Tai man tai atrodo apskritai ir aišku labai džiugu, bet taip ir atrodo tikrai taip vyksta Lietuvoje, nes kažkaip, kada mes gyvenom užsisukę savo kasdieniuose reikaluose apie tą savanorystę, tikrai ne visi galvoja, bet yra tokia masė žmonių, kurie į tai žiūri labai rimtai ir yra pasiruošę daryti tokius rimtus žingsnius, nes įsidiegti nacionalinį savanorystės standartą vis tiek, kaip ten bebūtų, bus ką veikti, bet jie sako, okei, mes važiuojam, mes norim. Tai va toks labai džiuginantis momentas man buvo pačiai. Ir man tai, žinai, toks signalas, kad savanorystė reiškia yra pasiekus tokį, lygį ar gylį, kad iš tikrųjų mes nudirbam reikšmingus darbus ir tada tai yra supranti dalykas, į kurį verta investuoti. Ar tai būtų kažkokia energija, ar žinios, kompetencija, ar tiesiog finansai, kad galėtų tą savanorystę gyvuoti. Tai reiškia, kad jau yra labai daug sukuriama rezultatų. Tai man toks gal signalas būtų. Kokį pojūtį išsinešė iš konferencijos, iš dalyvių pačių, ar jie jautėsi, sužinoję daugiau, pasikrovė kažkokios energijos geros, gavę praktinių patarimų, ar girdėjai kokį nors atsiliepimų po konferencijos, kaip jaučiasi žmonės? Be to, kad visi dalyjosi socialiniuose tinkluose labai smarkiai savo įspūdžiais, tai tikrai atrodo, ta žinutės iš visų pusių skriejo, tiesiog atrodo toksai, kaip sprogo kažkoks labai gražus burbulas ir žinai, po visą Lietuvą. Toks spalvingas konfeti. Taip, spalvingas konfeti, labai teisingai. Aš manau, vienas dalykas, tai labai ten susitiko daug žmonių, kurie turi vienokią ar kitokią bendrą istoriją arba santykį tiesiog. Tai žmonės, kurie dirba daugiausia gal socialiniai srity, bet ir savanorystės srity, ta prasme. Tai čia vienas dalykas, o kitas, tai, matai, aš nespėjau gal daug išgirsti, tai mes apklausą darėm. Tai apklausoje labai atsiskleidė, kad buvo kokybiški pranešimai, nes mes turėjom 2 iš užsienio žmonės, ar ne, iš skirtingų šalių, kurie pasidalino tuo požiūriu, ar ne, valstybiniu lygmeniu, kaip žiūrima į savanorystę. Ir tas labai įkvepia, nes mes iki šiol, tai tokia buvo truputį organiška ta sistema, ar ne, visi daro iš tikrai, kaip čia, bottom to top, ar ne, toks iš apačios kylantis dalykas, o dabar mes jau žiūrime tai kaip į mūsų visos valstybės tokį reikalą, kad kuriam tą gerą dirvą, ar ne, augti, stiprinti, trešti, ne visaip. Tai man atrodo, tas labai įkvepia žmonės, kad atsiranda tam tikra kaip forma tam visam, ar ne, pilietiškumo, šitai būtent išraiškai tokiai. Tai buvo apie pranešimus nemažai ir kad sklandu buvo, ir kad jie buvo įdomus, kokybiški, kad buvom pasiruošę, apgalvoję, ar ne tas temas, ką norim iškomunikuoti. Tokių labai konkrečių dalykų tai nebuvo įvardinta, bet matyt, kiekvienas kažką savo, ar ne, surezonuoja. Bet žinai, man atrodo, po kiekvieno tokio renginio, kur susiburia žmonės, svarbiausia, kad išeitų jausmas, kad aš žinau, kur aš esu ir ką aš darau, ar ne, kad ir nesu vienas, kad aš pamenu, kažkada turėjau diskusiją su koordinatoriais, sakė, kaip faina atsisėst rate
ir su kitais koordinatoriais kalbėti, nes tada tu supranti, kad problemos yra besikartojančios, čia ne tik apie mane, bet mes dirbam bendrą darbą, ar ne, ir jis tikrai yra labai viena iš tų sričių retų, kuri liečia šiaip mus visus, nes mūsų bendruomenės pasitikėjimas vieni kitais yra mums visiems iš tikrųjų svarbus. Tik tai, kai mes žiūrim tik iš savo, tokio buitinio ligmens, gal kartais negalvojam apie tai. Bet kai yra solidari visuomenė, tai tu joje jautiesi saugesnis ir tu gali pasitikėti. Tai aišku, bendri priešai labai solidarizuoja žmonės, bet kartais tai gali ir bendras tikslas, labai gražus toksai bendras tikslas, rūpintis tą mūsų bendruomenę, kad ir kokia jinai yra, ar ten kiemo bendruomenė, namų bendruomenė. Ir čia mes tikrai turim didelių iššūkių, tai aš labai manau, kad visi žmonės dirbantys savanorystės srity būtent turi tą labai stiprų užtaisą, kad nėra tų svetimų bėdų, čia yra mūsų, valstybė taip šaltai skamba, bet tai mūsų žmonės, yra mūsų gentis bendruomenė. Kaip gražiai pasakai. Taip, ir man labai patiko, ne vieną kartą konferencijos metu nuskambėjo frazė, čia mes kaip kokiam giminė susitikime. Iš tikrųjų taip jautėsi, todėl kad žmonės šitoje srityje, NVO srityje labai vieni kitus pažįsta, ne pirmą kartą susitinka, o netgi jeigu susitiki pirmą kartą, bet toje pačioje temoje, su tomis pačiamis vertybėmis ir tuo pačiu tikslu, tu pasijauti, kad mes tikrai kaip giminės. Todėl, ką reiškia giminystė? Tai reiškia, kad kažkas rūpi vienodai, ar ne? Ir labai gera buvo būti tokioje erdvėje, kur žmonės taip vienas kažkaip kitą šiltai priėmė ir betarpiškai bendravo, atrodo, ar ne? Taip, tikrai taip. Milda, o kas toliau? O kas toliau su savanorystės standartu? Konferencija praėjo, mes jo labai ilgai laukėme, organizavome, kas toliau. Ir standartą turime jau pradinį, ar net pirmąjo formą turbūt galima pavadinti, kuri dar šiek tiek gali būti koreguojama, atsižvelgiant į komentarus, pastabas, ar ne, ir panašiai. Taip. Tai mes išnešėm tą savo kūdikį į visuomenę ir dabar sulaukėm daug reakcijų. Tai pirmiausia, ką mes turim padaryti, tai suimti tas visas reakcijas, dar iki birželio 1 galima šiaip palikti savanorystė.com savo komentarą apie kurią arba visą standartą ar ne per kažkurią dalį ir tada mes su ta pačia ekspertų grupe bandysim kažkaip atsižvelgti, integruoti, kažką keisti, adaptuoti, nes birželio 22 jau tvirtiname standartą su socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Tai šitas labai svarbus darbas, turėsime dar porą teminių grupių su organizacijom, kurios labai reikšmingos yra savanorystės srity, bet negalėjo dalyvauti konferencijoje, tai yra Šaulių sąjunga ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atstovais, kurie sporto savanorius telkia. Ir pasižiūrėti su jais, ar tikrai viskas ten irgi atitinka, kaip jie dirba, ar ne, ar čia nėra kažkokių labai aštrių kampų, kurie dar nenugludinti. Tai šitie dalykai ir pradėsime pilotinį diegimą. Pilotinis diegimas tai reiškia, kad imsim skirtingų profilių organizacijas ir jos bandys įsidiegti tą standartą ir pasižiūrėsime, kaip tas procesas turėtų atrodyti, kaip jį reikėtų adaptuoti irgi, kad visiems tiktų. Ir tada jau turėsime finalizuoti tą proceso tokį kaip tvarką ar ne, prašymą, kaip jis turi atrodyti ir spręsti su tuo susijusius klausimus. Tai tada jau rudenį turėtų būti galima pradėti visiems diegtis po truputį. Tai tai tokie pagrindiniai darbai. Ir dar prasidės mokymai rudenį, kur irgi visi žmonės, kurie dirba savanoriais, galės juose dalyvauti, tai bus 10 temų mokymai. Ir aišku, tie ypatingai kviečiami, kurie nori diegti standartą, bet jaučia, kad gal neaišku, kaip čia daryti tos dalykus, kurie numatyti standartą, tai mokymų metu atsakysime į tos klausimus. Kaip sakant, dokumentas yra tik tais visiška pradžia, ar ne? Taip, kai prasidės diegimo procesas, tai yra mokymai ir visa kita, ten bus ką veikti. Taip. Taip, kad mes tik žengiame pirmosius žingsnius, bet kaip eisis toliau matysim. Ir manau, kad mūsų projektas yra iki 28 metų pabaigos, tai iki to laiko dar yra galimybė vis tiek kažkaip jį nugludinti, nes jis vis tiek dokumentas, kuris mes tikimės ilgam tarnaus, jis turėtų būti gyvas, aišku, vis tiek turėtumėm vis grįžti prie jo, bet jisai turėtų būti pakankamai ilgalaikis, tai mums reikia labai gerai jį sukalibruoti. Ir aš kiek jį skaitau, vis man ten
kaip smeliukas tarp dantų, dar ne. Man atrodo, tau nebegalima skaityti, žinai, kuomet pats įsirengėjęs kažkokio dalyko, ten iki begalybės gali gludinti ir gali nugludinti net į kitą pusę. Taip, čia taip atsargiai turim, aišku, ir dar redaktorė turės peržiūrėti arba redaktorius ar nepasižiūrėti visą tą tekstą, tai čia dar bus tokio darbo kruopštaus, labai peržiūrinėjimo, bet vis tiek tos pagrindinės gairės jau yra, tai va tas kūdikis dabar turi užaugti, socializuotis ir tada jau galėsim galutinai džiaugtis. Tai manau, kad gale projekto turbūt vėl bus kažkoks pakvietimas susitikti, pasižiūrėti, kas čia įvyko iki galo, visi tyrimai turi vykti ir taip toliau. Tai dar daug, daug darbų laukia. Ir po 2 metų, kaip sakė Neringa Kurapkaitienė, susitiksime kitoje konferencijoje, pasižiūrėsime, kaip mums sekasi. Jūs savo gyvenimu jau liudijat tą savanorystę ir tai yra tikriausiai daug didesnė įtaka negu sakyti, kad tu ten pabandyk. Tu atsitrauk ir darai savo ir tada žmonės mato. Jis, man atrodo, priešingas efektas gal netgi būtų, ar ne? Aš atsimenu, ėjau, nuvedus vaiką darželį, ten žinot, paprakėtų, kur ten nuvedi ir ten einu dirbti dabar tokia laiminga varu dar. Ir susitinku vieną mamą ir sako, Kristina, kodėl tu tokia laiminga? Išduok paslaptį. Aš sakau, varau dirbti. Sako, ir aš noriu ten pats. Mes turim nuostabią savanorę. Tiesiog, iš šito susitikimo, kur aš tiesiog varau fainai, nes į darbą, kur ten dega širdis ir ten visas laimingas, žinai, ten šito tas vaikas, nori ten tasas, visas, ir ten paprakaitų. Ir tu išeini tiesiog jau dirbsi dabar darbą. Ir kažkas tavam, sutinka tokį, jūs tokia, sutinka kažkas. Ir aš noriu, ką darai, kad tokia laiminga. Toks laimingas. Ir tada aš savanoriauju. Tiesiog, darau darbus ir tiesiog aš noriu. Ir tada šitas ir yra didžiausias stimulas žmonėms, prieiti ir sakyti, kad... Man, Kristina, priminėt kažkada sakau, bet kaip, sakau, man su mano gyvenimu pasisekė, man taip viskas sekasi. Ir viena kolegė sako, Vaida, ar nėra taip čia, kad nuo požiūrio tiesiog priklauso? Tai sakau, būtent, apie ką ir kalba. Absoliučiai kiekvienas gali mylėti savo darbą, jeigu jis to nori, kaip ir kiekvienas gali sakyti, aš esu pats laimingiausias, nes aš turiu tiek daug dalykų, mes tiesiog pamirštam, už ką kodėl mes laimingi, ar ne? Kiek daug dalykų, už kuriuos mes galėtume būti dėkingi ir laimingi. Tai bet mes čia kalbamės, dar net nepristatę mūsų viešnių. Tai pas mus šiandien labai džiugi diena, labai džiugi laida. Aš labai nuoširdžiai džiaugiuosi, kad jūs čia atvykot. Tai yra Kristina Krasko, Kauno hospiso namų vadovė ir Živilė Žutautaitė, buvusi savanorių koordinatorė, šiuo metu savanorė. Kodėl aš sakau Živilė buvusi koordinatorė, galėčiau apie tai nekalbėti, bet aš manau, kad labai galėsi gražiai pasidalinti savo tą patirtimi, todėl svarbu tai paminėti, nes daug metų buvai koordinatorė turbūt, ar ne? Nebuvau daug metų. O kiek buvai? Nes Živilė, jeigu aš neklystu, gavo apdovanojimą Kaune vykusiuose savanorių apdovanojimuose kaip koordinatorė. Teisingai, Živilė? Aš hospise esu gal jau kažkur 3 metus, bet į koordinatorės pareigas atėjau turbūt pusmečiui, gal tiesiog gavau tą apdovanojimą. Tai buvo tikrai didelis darbas ir kitų prieš mane esančių savanorių koordinatorių, tiesiog turbūt atsidūriau tinkamą laiką, tinkamai vietai. Taip, aišku, sumenkinkim save. Taip, tai kažkur pusmetį buvau savanorių koordinatorė, bet prieš tai savanoriavau ir dabar toliau tęsiu savanorystę hospise. Bus labai įdomu sužinoti. Aš tiesiog norėčiau papildyti, kad savanorių koordinatorius hospise atlieka tą pagrindinį, vienintelį ir labai svarbų vaidmenį, nes jis yra kaip tas smeigtukas, kaip ta jungtis tarp medicinės visos komandos ir tarp savanorių. Ir jisai yra tam pačiam epicentre, kuris ir jungia, girdi tai, kas reikalinga iš pacientų pusės ir girdi tai, ko nori savanoriai. Tai savanorių koordinatorius jis dirba nuo pat įstaigos įsteigimo pradžios ir jis buvo pagrindinis darbuotojas, kuris jungia šitas 2 polius, kad jie jaustų prasmę vieni su kitais, kad tiek darbuotojai jaustų prasmę savanorių, tiek savanoriai jaustų prasmę savo tarnystėje. Tai čia tą apdovanojimą jaučiam, kaip gavom visą organizaciją, žinodami, koks svarbus yra savanorių koordinatorius. Tai yra įvertinimas
būtent tos pozicijos, ne tik tais, kad savanorių koordinatorius koordinuoja ir daro tą sunkų darbą, suvaldydamas visus žmonės, bet jis tuo pačiu girdi ir atliepia tai, kas reikalinga tai organizacijai, ne tik tais atlydėti savanorių ir jį išgirsti, bet būdamas tuo tarpininku, jis yra pačia svarbiausia ašimi visos ir savanorystės, ir pačio hospiso viso gyvenime. Tai nėra, kažkoksai, tai vat, kaip Živilė ten sako, kad aš čia netyčia gavau tą apdovanojimą. Netyčinių dalykų nebūna, todėl kad kiekvienas atsinešam tą savo labai didžiulį indėlį. Ne? Ir kaip atliepiam į tą darbą tokie, būdami laimingi. Ne? Tai pritraukiam savanorius, jie nori savanoriauti, nori atliepti, mato komandą, savanorių koordinatorius įsitraukimą ir nori jam irgi padėti dirbti. Tai čia šitas bendras procesas ir davė tokį rezultatą, kuris liko pastebėtas. Tai mums tai yra tikrai didžiulis įvertinimas, todėl kad kuo daugiau hospisas yra matomas, tuo daugiau mes turime savanorių, tuo daugiau yra žinios ir vilties, kad tie žmonės namuose yra ne vieni ir tokiu būdu ir viena pusė yra patenkinta ir kita pusė yra patenkinta. Kad jau apie savanorius pradėjome kalbą, galbūt šiek tiek galėtumėm tą temą paplėtoti. Milda man jau siunčia Vaidą, pasižiūrėk, kaip gerai sustiguoti jų savanorių procesai. Aš iš tikrųjų atsiverčiau su tinklalapį ir žiūriu, ten yra savanorių nuotraukos ir galvoju, dar niekur nemačiau taip gražiai, kad yra tiesiog savanorių nuotraukytės. Ir ten yra, tada aišku, kas kiek, kaip, toksai labai kažkaip galvoju, toks pripažinimo momentas. Ir aš gal pasinaudodama progą, aš norėjau kažkaip paklausti, ne visos įstaigos turi savanorių, ypač tokios, ar ne, kur tikrai tema yra jautri, jinai yra gili, jinai yra, daug žmonių nori atsiriboti. Man tokie gal du klausimai iš abiejų pusių. Vienas tai klausimas, kaip jūs nusprendėt, kad jūs norite tos savanorius įtraukti ir kas jums iš to, nežinau, kaip jūs, nes vis tiek čia yra medicininė paslauga ar ne tokia, ir tada atsiranda savanoriai. Ir man paskui kitas klausimas, bet aš jį gal paskui priminsiu, tai o kas tie žmonės, kurie pas jūs ateina, man kažkaip labai įdomu, nes čia toksai, tikrai reiškinys. Tai gal pirma nuo to, kaip jūs nusprendėt, sakėt, nuo įsteigimo ar ne pradžios. Ja, tai hospiso steigėja yra Žana Jankovskaja. Tai buvo jos idėja. Ir jos mintis kurti hospisą Kaune. Ir pasaulinėje praktikoje hospisai negali veikti be savanorių. Hospisas yra vieta, kur susirenka gailestingos širdis, atliepti sunkiai sergančių, nebepagydomą ligą mirštančių pacientų poreikį, pildyti paskutinį jų norą. Tai kad ir kokią nuostabią mes darbuotojų komandą šiai dienai turime, dirbančią ten 19 darbuotojų, visą procesą mes negalėtumėm daryti be savanorystės. Tiesiog mes be savanorių nieko negalėtumėm padaryti, todėl kad kai ateina darbuotojas, tarkim, atvyksta slaugytojai, paciento namus, atvyksta ten suleisti vaistų, peržiūrėti žaizdus, atyti lašalinės ir jaučia, kaip paciento artimasis prisėda ant lovos ir sako, aš dabar pailsėsiu. Arba graudinasi ir pasakoja, kaip reikia atlikti kažkokias veiklas ar kažkokius darbus, ar kaip pamirštas yra jo asmeninis gyvenimas, ar kaip jisai negali išeiti į parduotuvę, išnešti šiukšlių, ar tiesiog pamiegoti už sienos. Nes tokia intensyvi ta slauga ar tas priežiūros reikia. Ir tada slaugytojas sako, žiūrėkit, mes galime pasiūlyti savanorių, kurie ateis ir pabus šalia jūsų artimojo porai valandų ir tada jūs galėsite tiesiog ramiai pamiegoti, išsiskalbti, pasigaminti, galbūt valgyti, ypatingai ten mamos su tais mažais vaikais turintys negalią, ne? Tai iš to viso taip slaugytoja ateina daryti savo darbo, bet šalia pakviečiami savanoriai tam, kad galėtumėm padėti tai šeimai, nes hospisas ateina ne atlikti paslaugos, bet tai yra paliatyvi pagalba žmogui padėti tai šeimai tai, ką randame namuose. Taip, jie gali sakyti, ne, mums nieko nereikia, mes čia nuostabiai susitvarkome, viskas okei, mes esame šalia ir jeigu tik jums reikės pagalbos, mes jums padėsime. Ir labai dažnai slaugytos, kol lašo lašalinę, tarkim, 2 valandas, ne, turi laiko pasikalbėti, paklausti, prisiminti kažką tais. Ir
tame pasakojame ir išgirstame ir tą paskutinį paciento norą, ir kažkokią tai svajonę, ir dar kažką susitikti, ir dar kažkur nuvažiuoti. Ir hospise nėra neįgyvendinamų dalykų. Tai čia mes esame jau toj gyvenimo atkarpoje, kurioje va dabar tai jau turim pagyventi. Ir vat, kaip jūs sakėte pačioj pradžioje apie tą darbo džiaugsmą, tai vat čia ir yra ta tokia vidinė pilnatvė, kad ateinu išgyventi pilnai, maksimaliai tos dienos, čia ir dabar. Nėra vakar dienos ir nėra rydienos. Nežinom, mes šiandien turime gal paskutinį susitikimą, nes nežinom, kas bus rytoj. Nėra rytojaus, va šiandien. Tai ką šiandien galim padaryti geriausio? Tai maksimaliai viską. Ir jeigu šiandien dar gali ateiti savanoris į paciento namus ir pabūti paciento namuose, tai kodėlgi ne? Daugybė pacientų mūsų sako, aš noriu vieno žmogaus, kuris mane lankys ir viskas. Mes sakom, to nebus. Tiesiog to nebus niekada. Ir, taip tiesiog. Jie turi keistis, nes labai daug resursų, ar nereikėtų? Tarkim, jeigu pas pacientą reikia ateiti kiekvieną ten trečiadienį per pietus, nes artimieji dirba ir būtent trečiadienio jie nesusiderina niekaip ir mes turime atvykti paduoti tos pietus, tai tą trečiadienį vienas savanoris gali, kitą trečiadienį ištinka gyvenimas ir tas savanoris, kuris eidavo, tarkim, trečiadienis nebegali. Reiškia, turi būti kitas savanoris. O galbūt pacientas apskritai išvežamas į ligoninę, ar ten būklė pablogėjo, galų galiai jisai numirė. Ir ta savanorystė tokia tampa, kur vieną savaitę tu buvai čia, kitą savaitę tu esi kažkur kitur. Ir tas pokytis, ar vieną savaitę tu gali, kitą savaitę tu negali, nes savanorystė savo norų. Tai mes irgi nepriversime. Mes matome, kaip kitos organizacijos puikiai susiderina savo grafikus, nusimato planus. Mums tai žiauriai sunku, mes galim numatyti savaitę į priekį maksimaliai ir tai toj savaitėje ten tiek visko vyksta, kad tas savanorių koordinatorius dar turi skubiai reaguoti. Jeigu jis sukvietė savanorių savaitį, suplanavo ir pirmadienį sėdi ir sako, aš jau viską padariau, suplanuoju. Ne, tai pirmadienį ištinka gyvenimas ir sakom, visi planai nuo trečiadienio verčiasi kūliais, todėl kad kažkam reikia važiuoti į ligoninę, reikia greitis ieškoti transporto, reikia žiūrėti, kas palydės, tada atsirado naujas pacientas, jam reikia, kad kažkas išvirtų sriubą atvežtų antradienį per pietus, o trečiadienį, kad pas jį nuvažiuotų kažkas tai pabūti, nes artimieji yra suplanavę savo asmeninį gyvenimą ir jis toliau turi tęstis. Ir čia viskas vyksta labai labai greitais. Ir tada tie savanoriai tampa, jie yra labai labai brangus. Mes su savanorystė kūrėme čia bendruomenę, kad kiekvienas, kuris besikreipiantis rastų savo vietą, savo tą misiją, dėl kurios iš čia atėjo. Nes galbūt mums poreikis yra tikrai čia dabar tas, kad vyktų į pacientų namus, bet savanoris sako, aš labai noriu čia savanoriauti, bet aš tikrai neįsiu į pacientų namus. Ir mes tikrai turime savanorių, kurie atvyksta į sandėlį ir ten tik plauna grindis. Jie niekada nėra buvę pacientų namuose. Ir sako, aš niekada ir neįsiu. Yra savanorių, kurie yra savanorių, kurių mes net nesame matę. Ir kurie gamina lankstinukus. Kurie savanoriai, kurie žiūri tas gėles, kurie atveža gimtadieniams puokštės gėlių, kurie kepa pyragus, kurie atvyksta tik tais prižiūri mūsų internetinę svetainę. Yra savanorių, kurie tik tais dezinfekuoja priemonės. Yra savanorių, kurie veria karoliukus, kad mes turėtumėm žauką pasiūlyti žmonėms. Yra kas tik tais pakuoja. Ir kiekvienas turi savo kažkokį tais darbą čia ir savanorių koordinatorius yra tas žmogus, kuris girdi, ką tas savanoris nori veikti, kame jisai yra stiprus, kame, kiekvienas mes, tarkim, atsirinkinėjame darbą darbuotojus ir jie visi nuostabiai baigia tą patį universitetą, bet ką jie šalia veikia, kuo jie domisi. Mes turėjome vieną praktikantą, tikrai priemame ir studentus praktikai, ir trumpalaikiai savanorystiai, ir savanorystės programų yra Kaune tikrai daug, ir universitetų, ir kolegijų kreipiasi mus. Ir tikrai daug dirbam ir skaitom paskaitas. Ir mūsų darbas neapsiriboja vien tik tai, kad ateinam į pacientų namus, mūsų tikslas šviesti visuomenę, kalbėti apie tą paskutinį gyvenimo etapą, kalbėti apie mirtį, kalbėti apie tai, kaip išbūti tame paskutinėme etape ir apmokyti žmonės, kad jie žinotų, kaip būti, nes tikrai skambina daugybė žmonių klausdami, ką aš turiu toliau daryti.
Tai aš jau net pamečiau savo mintį. ir Živilė, išsiplėčiau kodėl tu čia esi? Nes mes kalbam apie savanorius, ar ne, ir kodėl savanori renkasi tokią, netgi pavadinčiau tarnystę, kažkaip atėjo žodis. Kodėl tu atėjai čia? Ir paskui to pačiu, kodėl žmonės vis tiek ateina savanoriauti į hospisą, nors tarkim ir nenori santykio su pacientu, kodėl vis tiek renkasi buvimą hospise. Aš atėjau būtent į hospisą turbūt jausdama kažkokį poreikį prasmingai veiklai, kažkam būti reikalinga ir hospisas būtent atrodo ta vieta, kur tu taip lengvai įsilieji, tampi tą bendruomenės dalim ir tikrai jautiesi reikalingas ir turbūt mane tas laiko iki šiol, jau 3 metus ir įtariu, kad ir daugelį kitų savanorių, turim tikrai turbūt nuo pat savanorystės, tiksliau nuo hospiso įkūrimo pradžios ir savanorystės pradžios, kurie savanoriauja iki šiol, tai turbūt jau gali ir 10 metus ir 11 gal kažkas suskaičiuoti. Ir man gal tas esminis toks aspektas yra, kad aš pati savo artimoje aplinkoje turėjau artimus žmonės sergančius onkologinę ligą. Ir mačiau aplinkinius, kurie man padeda. Nebuvo tai įvardinta kaip savanorystė, pavyzdžiui, ligoninės aplinkoje, bet tiesiog žmonės savo laisvą valią nusprendė padėti ir tam žmogui, kuris yra sunkioje akimirkoje, tikrai ta pagalba reiškia labai daug. Ir gal toks ir noras atsilyginti visuomeniai už tai, ką aš gero gavau ir hospise turėjau tą galimybę ir tebeturiu kiek įmanoma grąžinti atgal to gėrio, bet nors ateini kažką duoti, atrodo vis tiek gauni dar daugiau ir toliau vėl turi eiti. Tai toks nesibaigiantis ratas. Ir dar man atrodo, kodėl taip svarbu be darbuotojų hospise, be artimųjų, kurie slaugo pacientus savanoriai, dėl to, kad jie gali ateiti tai porai valandų ir susikoncentruoti būtent į pacientą. Artimieji kartais būna, tiesiog paskendę toj rutinoj, turi savo darbų, gal kitų atsakomybių. Darbuotojai irgi, gal kažkada suspėja, šiek tiek prisėda, paklauso, bet irgi dirba savo darbą, o savanoris ateina, vis tiek jis nėra darbuotojas, jis ateina šviežiom akim, ausim ir tas pacientas jaučia, kad tiesiog dabar kažkas atėjo skirti laiką būtent jam išklausyti. Tai ir pati iš savo savanorystės patirties ateini, tavo tikslas yra pašildyti ir paduoti pietus, bet turi 2 valandų tarpą. Tai kaip užpildysi tą laiką. Nėra, kad būtina išbūti tą laiką, bet tiesiog natūraliai, kai jau atėjai, nori lyg ir susipažinti, tai tas žmogus galbūt pasako savo ten patirtį, kur dalyvavo prie televizijos bokšto sausio 13, ar ten atsiverčia albumą, arba pasako, labai norėčiau išeiti pasivaikščioti, dar spėtume, gal einam. Ir aš galvoju, jeigu savanoriai neteitų, tiesiog nebūtų tokių galimybių žmogui gal kažką papasakoti, ar kažkokį norą savo išreikšti. Tai man tiesiog atrodo, tai labai prasminga ir tas prasmės jausmas toliau veda ir tikiu, kad ir kitas. Kai jūs kalbate apie paskutinį norą žmogaus, man iškart prisimenu su Robinu Williamsu, gal matė tokį filmą, kuris buvo viena močiutė įkišęs į spagečių didžiulį tokį puodą, nes jinai visą gyvenimą svajojo, sako, mano svajonė yra išsimaudyti spagečių vonioje. Ir tą tokį norą išpildė. Ir jinai tiesiog tose spagečiuose visa laiminga. Ir sako, čia geriausia diena mano gyvenime. Čia aišku, tokia šiek tiek per humoro prizmę, ne, bet man atrodo, tų paskutinių norų gali būti net nebūtinai rimtų. Ką esate girdėjusios pačios apie paskutinį norą, ko žmonės iš tiesų nori? Išeiti pasivaikščioti, turbūt dar kartą atsidurti griname ore, ar ne? Papasakoti istoriją, turbūt tikrai, kad kažkas išgirstų. Kokie būna paskutiniai norai? Aš kažkaip dažnai girdžiu, kad gal žmogui einant link gyvenimo pabaigos traukia prie pradžios kažkokią prisiminti savo šaknis, dažnai, kad nori grįžti į savo gimtinę, galbūt susitikti su kažkuo, su kuo dar nebuvo susitikę, ar pasivaikščioti miške, kur dar pamena, kaip vaikščiau vaikystėj. Tai būna ir tokių norų, bet būna ir labai įvairių. Nežinau, Kristina, gal turit kažką mintyje? Ja, tai
Tie norai kartais būna labai tokie, mums atrodo kasdieniški, ne? Bet mes dar veiklos pradžioje, kai tik aš pradėjau dirbti, turėjome pacientę, kuri buvusi slidininkė alpinistė ir jinai labai norėjo dar kartą nusileisti nuo kalno, serganti išsėtinė sklerozė. Tai buvo tikrai liga, kuri kausto tavo kūną skausme ir kur labai daug kančios yra tame procese ir viena iš savanorių, kadangi vykdavom kas antrą dieną, prasitarė, kad jinai norėtų nusileisti tas slides, susižinojusi buvo, kad yra visai jauna moteris, tikrai 50 virš metų. Ir jinai buvo susižinojusi, kad Druskininkuose Snow Arenoje yra slidė pritaikyta neįgaliesiems. Aš nežinau, Aš irgi nežinau. Ir joje atsisėdė, mes neturime YouTube'e nufilmuotą visą šitą nusileidimą. Ir mes ją susirašėm vežti ir kai žmogus būna labai ilgai paliktas vienas su savo liga, kai nesulaukia pagalbos, nesitikė, kad kažkas ims ir pildys jo gimtadienio norą. Ir mes suorganizavom transportą, savanorius. Ir tą dieną atvažiavom pas ją į namus jos paimti, jinai buvo informuota, žinojo, jinai iki pat paskutinės akimirkos netikėjo, kad tai vyks, ten ir pramiegojo, ir pamiršo vaistus išgerti, ir nesitikė, kad kažkas dėl tavęs stengsis ir kažką tais darys, kai tu esi labai ilgai savo ligoje, liga yra pažengusi, nevaldai savo kojų. Atrodo neįmanoma, tiesiog, ar ne? Kaip gali būti toks dalykas? Kas dėl manęs kažką tais, kad papildomai darys, užsikraus savo, kaip mes sakom, vargą, ir tai yra nemokamai, ne? Ir mes buvom užsidėję laiko ir mes nuvežėm tą pacientę, leidosi nuo kalno. Ir, žinot, vėliau, kai jau mes grįžom iš to gimtadienio ir ten tikrai emocijos liejosi per kraštus, dar hospise labai svarbu švęsti gimtadienius, todėl kad mes trumpam sustojame pabūti toje dienoje, pasidžiaugti to žmogaus gyvenimu. Ir jinai po to gimtadienio ta moteris nusipirko elektrinį vežimėlį, išvažiavo į sanatoriją ir tikrai aplankė ne vieną užsienio šalį, dar prieš COVID jinai nuvažiavo ir žmogus nevaldantis savo kojų, truputį kalbantis angliškai, ne, tiek kiek įsileidžia savo tą mintį išvykti į kelionę, ne, mes kartais sakom, aš negaliu, ne. Taip, daugiau orientuojamės, ko jau nebeįmanoma, ar ne, ir tokio apgailėstavimo. Ir tie žmonės gali labai daug, todėl kad, taip grubiai pasakysiu, gal nėra ko prarasti, ne. Taip. Ir pagyventi dabartės gyvenimą, čia ir dabar, tai jeigu galiu dar nuvažiuoti, tai ir važiuoju, jeigu galiu dar pamatyti, pamatau, tai labai daug pats hospisas mokina, tikriausiai mane tai labai kiekvieną dieną išbūti tuo 100% tiek, kiek galiu, geriausiai padaryti, jeigu šiandien, tai šiandien, ir tą maksimaliai pasiimti, kiek įmanoma, tai tie paskutiniai norai ir yra, jeigu mes šiandien išgirdom, kad pacientui reikia, tai mes ir suorganizuojam tai šiandien. Ne rytoj, ne ten kažkada už savaitės parašys darbuotojai ten sveikatą, kad ten kažko reikėjo, dar po mėnesio mes paskaitysim. Ne. Jeigu ten pasakė, kad ten reikia kažko tais, slaugytojai, tai reiškia, tas turi vykti čia ir dabar. Kristina, ar būna tokių paskutinių norų susijusi su susitikimu su jų artimaisiais? Nes vis tiek, man atrodo, mirties akivaizdoje tu pradedi dar labiau apgalvoti savo santykius su šeima, galbūt kažkokių susipykimų būtų ar ne, galbūt norima kažkieno atsiprašyti, galbūt dar tiesiog kartą kažką apsikabinti, ar ne? Ar būna tokių prašymų susijusių su suvedimu su artimaisiais, galbūt nutrūkusių santykių kažkokio atkūrimo? Mes taip galvojame, kad jau kai ateina hospiso pagalba į paciento namus, jeigu šeima mus priema, tai reiškia, nebegali būti viskas taip pat, kaip buvo iki to momento, kai mes ateinam, nors truputį turi vykti perkeitimas to gyvenimo, nes yra duota laiko susitikti, pamatyti, pabūti, atsisveikinti, pasidžiaugti, padėkoti. Dabartis yra šitas laikas, kuomet visi susitelkiam, nebe ten ieškoti, kas ką pasakė ir padarė, tai šitam momentui dirba visa komanda.
girdim, labai aiškiai matom ir kiek įmanoma padedam tom šeimom, kad jie susitiktų, jie sulauktų savo grįžtančių vaikų iš užsienio, keliam kiek įmanoma, ten, kur ateinam ir ten tikrai jau sunku labai, tai ieškom kažkokių gimtadienio švenčių, vardadienių, kažką dar, truputį tiem žmonėms, pajusti jų vertę, pajusti tą gyvenimo dar skonį, kiek jo dar liko. Mes tam momente, jūs sakote, jau mirties akivaizdai, nėra mirties, kol nėra fakto. Yra gyvenimas ir jo yra tiek apsčiai, kad dabar tai dar turim pagyventi. Kai mes sakom, šiandien blogai, pati geriausia diena, todėl kad jin yra šiandieną, mes ją turim ir nieko kito nebelieka. Viskas. Nelaukiam ten jokių rytojaus abstraktaus. Tai mes tam turime ruoštis kasdien. Ir šiandien mes turime ruoštis taip, kaip mes gyvenam šiandien, dabar tiesa, ne, su savo artimaisiais, koks aš esu artimas, koks aš esu artimasis savo vyrui, savo vaikams, tėvams, seneliams, kaimynui. Mes tą turim ruoštis dabar. Čia tas senas posakis memento mori, atmink, kad mirsi, turėtų būti kasdien toks truputėlį priminimas, ypač kai reguliuojam santykius, ar ne, bet šio laikinė kultūra, man atrodo, stengiasi visais įmanomais būdais mūsų dėmesį nutraukti nuo šito. Man klausant jūsų ir kažkaip kilo mintis, nes aš pati su tuo labai susidūrus, kad žmonės vengia kančios, vengia susitikti su mirtimi, nes mes visi žinom, kad jinai mūsų laukia, ar ne, tas neišvengiamas faktas, mūsų artimųjų ir tokia jinai nepatogi, nesinori su jie kasdien galvoti apie tai, kad manau, kad kai jau susiduriam gyvenime, tai pradedam apie tai labai intensyviai galvoti ir jau savo gyvenimą kitaip dėlioti. Bet šiaip žmonės labai vengia ir aš galvoju, jūs, kai kalbate, tai labai daug apie gyvenimą iš tikrųjų, nors pati aplinkybė, jinai susijus labai su mirtimi, ar ne? Kaip, kas tie žmonės, kurie ateina savanoriauti ir labai gražiai Živilė pasakoja apie prasmę, bet šiaip, aš galvoju, man pirma mintis, jeigu galvočiau apie tokią vietą, savanoriauti, labai baisu, žmogus kančioja, jis gali mirti mano akivaizdoj, kas tada? Nežinau, kas tie žmonės, kurie ateina, kaip jūs su jais dirbat, kaip jūs paruošiat juos galbūt savanorystiai, kad būtų įmanoma, ar ne, jam tame būti ir dar taip ilgai, nes, man Živilė tada gyvas pavyzdys, kad įveikiami tie dalykai ir gali gyventi laimingą gyvenimą savanoriaudamas ir susitikdamas nuolat, ar ne, su tuo tokiu. Tai tikriausiai mes esame atskirę labai daug dalykų, kada savanoris gali įeiti į paciento namus, kada jisai negali. Čia irgi tam yra tam tikros ribos, tam tikri susitarimai, tam tikras savanorio pažinimas, komandos apmokymas, tai yra ar tą savanorį lydim, ar jį reikia lydėti, ar jį lydi darbuotojai, ar jis reikalingas su darbuotojų pagalba. Yra labai daug momentų, ką mes jau esame apsprendę, nusibrėžę ribas ir žinome, kurie savanoriai tikrai gali eiti prie labai sunkių pacientų. Jie, kurie yra apmokyti, kurie yra praėję mokymus, kurie žino kuriuos mes pažįstame ir žinome, kaip jie gali sureaguoti, kurie esame apsibrėžę, ką jie turi daryti tam tikrose situacijose, jeigu mes juos siunčiame į tam tikrą situaciją namuose. Tai apie ką kalba Živilė, tai yra bendraujantis pacientai, kurie savanoriai neina į paciento namus tam, kad užmerktų jam akis. Jie eina dar, kad galėtų pagyventi to gyvenimo, ne, jeigu ten pacientas jau nebekalba, bet reikia šalia jo pabūti, tai savanoris ir tiesiog ateina šalia jo pabūti, jisai žino apie tą situaciją, jisai žino, jisai žino, kur ateina. Ir visa komanda žino, kad koks savanoris yra pas kurį pacientą tuo metu. Aha. Mes absoliučiai viską žinom. Nėra taip, kad savanoris nuėjo, komanda nežino. Ne, mes turime labai daug išdirbę sistemos pačio modelio, kaip savanoris ateina, kas apie jį žino ir kas vyksta toliau. Ir tai, kaip išeina savanoris iš paciento namų, mes irgi žinome. Nes jis per 24 valandas turi parašyti pasidalinimą, kaip jam sekėsi uždaroje grupėje. Ir mes žinom jo refleksiją. Mes žinom, su kokiu jausmu jis išėjo. Mes matome jo parašytus ar 2 sakinius, ar ten 5, ar kurie daugiau parašo, kurie ten porą žodžių parašo. Bet mes žinome, kaip reaguoti. Mes 11 metų skaitome tuos pasidalinimus ir matome kiekvieną žodį,
kokiu jausmu jis yra parašytas. Girdime net to savanorių intonaciją ir gebame iš karto atliepti. Jeigu savanoris ir neparašė, bet paskambino savanorių koordinatorius, jis turi tokią teisę. Ir savanorių koordinatorius paskambina savanoriui, jeigu žinome, kokia būklė paciento ir kokia situacija, mes iš karto reaguojame ir žinome, kaip jau lydėti tą savanorį, nes mums reikia, kad jisai grįžtų sekančiam kartui. Tai mes ko puikiausiai viską žinome. Tarkim, jeigu slaugytojas sako, kad pacientas išreiškia nori apsikirpti, nuvyko savanorė, apkirpo ir jinai rašo pasidalinimą ir slaugytojai nebereikia klausti, ar buvo kažkas ir apkirpo pacientą. Jinai jau skaito, pacientas apkirptas, važiuoju jau iš karto su pagiriamuoju momentu, kad pradarau duris ir žinau, kad pacientas apkirptas. Ir visa komanda žino apie tai, kas vyksta paciento namuose, žino visi darbuotojai ir žino visi savanoriai. Apie tai, kas vyksta hospise, žino kiekvienas komandos narys. Ir nėra taip, kad kažkas nuvažiavo, kažkas tai buvo, mums kažkas paskambino, kažkas įvyko. Ne. Galim kažko nežinoti, bet iš esmės tai yra viskas mums yra žinoma ir aišku. Ir mes žinom, dėl ko susitarėm pas savanorį, dėl ko jisai vyksta. Ir jisai žino susitarimą ir jisai negali kito darbo daryti. Nes galbūt po to savanorio ateina kitas, kuris darys tą darbą. Viskas, žodžiu, yra labai apibrėžta. Skamba, kad niekad nesijauti vienas iš tikrųjų tame procese. Va, toks yra labai daug palaikymo. Tas atsako iš tikrųjų truputį. Živilė, gal dar tą klausimas. Sakyk, o tau pačiai kaip savanoriai, kas sunkiausia šitoje rolėje, net nežinau kaip pavadinti, kai tu susitinki su pacientu, ar tau yra užsilikę sunkiausių momentų, kuriuos tu vis prisimeni ir galvoju, gal kažkaip kitaip galėjau, o gal tas pokalbis galėjo pakrypti kitą linkmę. Būna sunkių akimirkų savanoriams? Ar viskas taip tiesiog nulieta? Aš manau, kad tikrai būna, bet aš žinau, kad jau esu net tuo dalinusi su kitais savanoriais. Turim ir savanorių susitikimus, ir savanorių psichologiją, ir koordinatorių, su kuriais galim pasidalinti ir net nesinešioju kažkokio jausmo, kad turėjau kažką kitaip daryti, nes atrodo, dariau viską, ką tuo metu galėjau. Bet gal man asmeniškai, galbūt ir kitiem, sunkiausiai yra tas dvasinis skausmas žmonių. Bet to pačiu savo buvimu tu jį ir gali apmažinti, nes fiziniam skausmui tai vis tiek yra vaistai, kiek įmanoma bando reguliuoti ir gydytojų, slaugytojų komanda. Bet dvasinės skausmas, kai žmogus klausia, už ką man taip, kodėl, gal tame momente esu buvusi ir sudėtinga išbūti, bet toliau žinau, kaip tai moteriai, apie konkretų atvejį galvoju, klostėsi, tai žinau, kad ji dar susitiko prieš mirtį su savo mama, ten kažkaip lyg ir susitaikė, priėmė vis tiek žmogus, prieš mirtį ar kažkokia sužinojęs diagnozę turi praeiti tas stadijas. Iš pradžių gal neigia, pyksta ir aš pati jau vėliau su ta moterim nebekontaktavau, bet man gal tokį nusiraminimą teikia toliau, kad kažkas su manim pasidalino, kad vis dėlto ji ieškojo tos priėmimo stadijos kažkokias ir priėmė tą savo ligą ir likimą ir ramiai iškeliavo. Tai aš jaučiuosi tiesiog prisidėjus, kad ir pabuvus šalia žmogaus to sunkių momentų, jam reikėjo tai praeiti, išgyventi. Man gal irgi buvo šiek tiek tuo metu sunku, bet aš turiu bendruomenę, kažkokią žmonės, kur galiu išeiti, pasidalinti ir jaučiuosi irgi suprasta. Ar pavyksta atrasti tos žodžius, kurių reikia pacientui? Ar pavyksta kažkaip gebėti nuraminti juos? Ir apskritai, kaip jie mato tą reikalą susijusi su mirtimi, ar ne? Jie supranta, kad bet kokiu atveju liko nelabai daug, ar ne? Nes jeigu jau jūs juos lanko, tai greičiausiai iki mirties liko nedaug. Kaip jie priima mirties faktą ir ar turite apsitarę galbūt apskritai kaip kalbėti apie ateinančią mirtį? Aš jau supratau, Kristina, kad jūs tenkėtės kalbėti apie gyvenimą, ar ne? Kaip išnaudoti kiekvieną likusią dieną, bet aš nemanau, kad ta mirties tema vis tiek yra neišvengiama. Greičiausiai jie bijo, ar ne? Kaip tą baimę jūs padedate, kaip su ją susitvarkyti? Ką kalbate? Čia gal klausimas jums abiems.
man gal kažkaip neteko susidurti, kad žmogus vengtų tos temos, gal kai ir kreipiasi į hospisą. Na, aišku, aš tikiu, kad būna ir kitų atvejų, gal vis dėlto žino, kad tai yra paslaugos žmonėms, kurie jau serga nebepagydoma liga. Būna tikrai įvairių individualių patirčių, bet kiek aš susiduriu su pacientais, jie dažniausiai žino kalbą, turi savo perspektyvų ar kažkokių religinių prizmių, kaip mato, koks yra tas pomirtinis gyvenimas, ar jo nėra. Jeigu žmogus kažkaip mato tą pomirtinį gyvenimą, dažniau ramiau priima ir susitaiko, taip atrodo. O tuo momentu tiesiog gali išklausyti, priimti, o jeigu nežino, kažkaip abejoja, nėra tikras, neramiai jaučiasi, kartais nebūtinai kažkokių žodžių reikia, o tiesiog ir išklausyti, pabūti šalia ir kartais patylėti kartu. Netgi tiesiog, kad kažkoks žmogus šalia sutinka, ateina atvira širdimi, man atrodo, irgi pacientai tai jaučia, tiesiog nori šalia tavęs pabūti. Kartais atrodo to pakanka. Ar yra taip, kad prie jūsų pacientų jaučiasi, kad jums gali pasakyti daugiau negu artimiesiems? Nes iš tiesų žmonės bando savo žmonės apsaugoti ir neparodyti to skausmo, liūdesio, kurį jie jaučia. Ar gali būti, kad jums jie išsipasakoja atviriau? Tikrai taip. Tikrai dar norėčiau papildyti tą mintį, atliepiant į tą klausimą. Ir pasakyti, kad dažniausiai apie mirtį kalbasi su gydytoja, kuri lanko pacientus. Mūsų hospise dirba gydytoja Dovilė Tikniūtė, kuri nuostabiai įveda pacientą į jo situaciją, net jeigu kartais ir pacientas klausia, nuostabiai moka apie tai papasakoti, ir jeigu komanda kartais jaučiame, kad neturime kaip pasakyti pacientui, tai tam yra gydytojas ir psichologas, kuris gali padėti pacientui susivokti, kurioje jis vietoje yra dabar. Jeigu mums tinka kažkokios situacijos arba taip grįžta savanoris ir sako, manęs to ir to klausė, ir mes tada žinom, ką kviesti. Iš karto vyksta gydytoja, organizuojam susitikimą, vyksta psichologas tam, kad atliepti to paciento tą klausimą, kuris jau kelia. Reiškia, mes turime apie tai pakalbėti. Aš gal tikrai daug kalbu apie tą gyvenimą. Tema yra savanorystė. Mums vis dar reikia savanorių. Jo, bet mirtis nuolat alsuoja mums ir gyviesiems, nutiesiai į nugarą, ir mes kiekvienas šitoksai laikinas, ir išeinam į gatvę ir turim visi būti gražus, laimingi, pasižiūrim Instagram'e dar, kaip visi nuostabiai gyvena, o tu slaugiai visą naktį savo mamą, veži į ligoninę, tada radai šlapę lovą, keitei patalynę ir žiūri, jau 6:30 ryto reikia keltis į darbą, prisidedi kaukę ir eini. Ir dar bent niekas tavęs nepaklausia, kaip tu laikaisi, nes mes bijome tos emocijos, ne to, ypatingai, kur sakom, nereikia nieko sakyti. Galima tiesiog patylėti ir sakyti, kaip tu šiandien. Sunku. Bet aš esu šalia, jeigu tau reikės. Svarbu, kad galvojat, kad tik nieko nepasakytų, nes aš nežinau, kaip tau padėti, ir galbūt mano resursas pačio yra. Bet kartais užtenka to, kad aš esu šalia. Ypatingai, kai kalbame su mokiniais, mokyklose, kur kartais tikrai ta mirtis yra labai labai toli, bet šalia sėdi klasiokas, kuris slaugo savo mamą sunkiai sergančią. Ir šalia klasiokai sėdi, kurie nežino, ką jam pasakyti, nes jis visą naktį girdėjo ją aimanuojančią skausme ir kančioje, ir tėvų susitelkime, arba tėvų barnyje, nes iš bejėgystės visokių jausmų sukyla. Ir tada, kaip aš galiu padėti tam savo klasiokui? Ir mes visada sakom, galit parašyti žinutę, aš esu su tavimi. Ir kartais tikrai nieko nereikia, Živilė nuostabiai liudija, kad būti šalia tiesiog užtenka. Pacientas gali klausti klausimo ir mums nebūtina į jį turėti atsakymą. Mes galime sakyti, aš galiu apie tai pagalvoti ir kitą kartą jums atsakysiu. Atvykęs, ne? Arba aš jums paruošiu atsakymą ir užrašysiu ant lapelio. Ir mums visiškai nebūtina, tam tobulam pasaulyje iškart turėti visus atsakymus. Mes galime ir pacientą palikti su to klausimu.
Galim ir neturėti, ne visai Ir- to atsakymą. Jo, Pasakyti, aš irgi nežinau. taip. Ir man irgi baisu. Ja. Ir čia yra tikriausiai tam pacientui didžiausias atvirumo tas toksai pripažinimas, kad nei jis vienas nežino ir čia su savo kančia vienas yra, bet kažkas sėdi šalia irgi va, toks pat netobulas, suklydęs, nežinantis, pasimetęs toj pačioj situacijai. Ir tada daugiau drąsos eiti kartu iki pat to paskutinio atodusio, iki to paskutinio kvėpavimo. Man dabar tas kalbant, tai apskritai kyla vien pacientai, veidai, mintys, istorijos ir kiek daug skausmo ir kiek daug kančios tame yra, kur kreipiasi jaunos šeimos, vaikai skambina ir aš galvoju, skambinantis vaikai yra jaunesni už mane, prašydami pagalbos savo tėvams, 40-mečiams, 50-mečiams. Ir hospisas nėra tik tais apie tuos vyresnius žmonės, neliga nesirenka nieko. Mes hospise turime šiai dienai 4 vaikus. Tai kaip padėti toms mamoms? Ir dažniausiai esame tam advokacijos kelyje, kuomet turime padėti paciento artimiesiems, kovojant už jų teisės, tai kas jiems priklauso gauti iš valstybės, iš savivaldybės. Ne kažkokį palaikymą. Jo, kur jiems priklauso kažkokios tai išmokos, kur jie eina nuo vienų durų prie kitų, prie trečių ir ten niekur negauna atsakymo vieno kažkokio, tai mes padedam sutvarkyti tos dokumentus, nukreipiam, kur yra tas kelias, kur gauti papildomai paslaugų. Ir dabar visai neseniai vyko sumažintos socialinės valandos mūsų pacientų vaikams ir mes pasitelkėm vadų mokslininkus, jų paprašėm jų tyrimų ir parengėm raštą ministerijai, išsiuntėm, mamos prisegė savo laiškus, kodėl tos paslaugos reikalingos, mokslininkai pagrindė apie tą socialinį skurdą, kurią patiria šeimos auginančios neįgalius vaikus. Ir mes ilgai laukiam atsakymo ir jo sulaukėm. Valandos buvo ne tik grąžintos, bet dar ir padidintos. Tai mes kaip hospisas nesame tie, kurie tik tais atliekam paslaugą. Mes labai tvirtai stovime ir atstovaujame tos žmonės, kuriems šiandien reikia pagalbos ir kurios jos nesulaukė, kurie atsidūrė šiandien čia. Reiškia, labai ilgą laiką jie kažkur tais negavo pagalbos, galbūt nesikreipė, nes čia dar kita tema tikriausiai visuomenėje mūsų, kad pripažinti, kad man reikia pagalbos, yra labai sunku paprašyti pagalbos. Labai gražiai mūsų psichologė sako, tikriausiai yra išnaudotas resursas prašymui. Taip, labai dažnai būna, kad ateina riba, kur jau nebe oru prašyti dar kažko arba ieškoti pagalbos. Ir nebeturi jėgų jau dar kažkam kažko prašinėti. Ir tai labai gerai, kaip paskambina žmonės ir jie kreipiasi ir klausia, nuostabu, kai šeimos gydytojai atsiunčia tos pacientus pas mus ir pas mus tikrai nėra eilės. Stengiamės sureaguoti per 24 valandas. Dažniausiai paslaugos atkeliavo daug greičiau. Kristina, man klausimas, ar jūsų galimybė, kiek jūs galite priimti pacientų, priklauso tiesiogiai nuo savanorių kiekio, ar labiau nuo darbuotojų, ar nuo visko, kaip yra? Jeigu tik žmonės kreipiasi, mes ieškosime, kas jiems padės. Reiškia, ieškosime dar daugiau savanorių, ieškosime dar daugiau darbuotojų, ieškosime resurso, kas mums padės šitoj tarnystėje, nes tai nėra tik tais mūsų darbas, nėra tai hospiso reikalas. Tai yra visos visuomenės reikalas. Taip. Padėti dabar šitoj situacijai susikaupti, susitelkti ir būti kartu. Tai nėra, kad atėjom čia mes dabar ir čia jūsų reikaliukas, čia jūs ir tvarkyti. Ne. Bet jeigu mes atėjom, tai dabar visus įtrauksime, kad visi kartu susitelktumėm ir pagerbtumėm to žmogus gyvenimą, surinktumėm tos artimuosius, klasiokus, buvusius bendradarbius. Esame ne kartą ieškoję ir ten tų visų giminių, senų meilių, kažkur tais, kur ten dar kirba, skambinę mūsų savanoriai yra ir ieškoja, klausia,
kiek vietų esame įvairių aplankę, kiek savanoriai mūsų yra ėję su pacientais į pasimatymus, į kavinės, kur, kur tas džiaugsmas yra, kur mes labai ilgai vežiojame pacientę vieną į lauką ir artimieji sakė, liktai, jūs mokat tą daryti geriausiai. Ir kai vieną šventę pacientę atlydėjo jos dukra, buvo tikrai šventė. Šventė mums, kad padarėme viską. Nes kartais padaryti tą atrodo, kad čia tą techninį dalyką. Bet sugrąžinti tą santykį, čia yra tas didysis mūsų darbas. Sukviesti visus prie to į tą paskutinę vakarienę. Taip. Ten, kur tikrai susijungia, kur ten viskas turi vykti. Jūs tarsi praplečiate ribas, ar ne? Nes kada žmogus užsisuka tokiam kančios rate, artimieji pervargia. Jūs pati minėjote, Kristina. Ir jie tiesiog nebegalvoja, ką galėčiau padaryti daugiau, nes tiesiog jie nebeturi resursą, jau jie patys nebeturi. Ir jūs esate tie žmonės, kurie sako, dabar šiek tiek sustojam ir pažiūrim, o kur yra šitame visame dalyke džiaugsmo, kur yra šviesos ir vilties, ar ne? Ir tas pokalbis su artimuoju, jis yra daug labiau gydantis, galbūt net negu kažkoks fizinis slaugos dalykas, ar ne? Tiesiog susėskit pokalbį, pakalbėkit, jums gal netiek daug to akimirkų jūs beturit. Ar ne? Kur yra iš širdies pokalbis, o ne apie tai, kaip ar tau skauda kažką, ar neskauda, ar patogu, ar nepatogu, bet kas iš tiesų rūpi jau toj mirties akivaizdoje galų gale, ar ne? Ir kai jūs sakote, išvežu į lauką, aš tiesiog, man atrodo, praplečiate ribą, ką tas pacientas dar gali nuveikti, kuris gali pamatyti tų šviesos akimirkos, gali dar saulę pamatyti, lietų pajausti ant savo kūno, ar ne? Ir sugrąžinti tą galimybę panorėti, ko nors, man atrodo, tokia truputį tikrai tą tokį į gyvenimą. Ir kai pacientas sako, aš nenoriu to savanorių, ir mes sakom, nes čia gyvenimas. Jis sprendžia. Jis renkasi, jis nebe tas nugalintas, kur tik savo ligos. Ir jis gali pasirinkti. Tai gerai, aišku, tai mes galim čia surasti bet ką. Jis sprendžia. Jo. Labai daug žmonių yra nugalinto, ne savo orume. Štai mes ir kalbam apie tą kantrybę, ateiti, ką mes ir nešam pacientų, išlaukti. Ir labai toks jautrus buvo, praeitoj savaitėje skambino paciento dukra ir sako, mes norėtumėm jūsų pagalbos, bet dar ne dabar, mes norim pasiklausti ir priprasti prie minties. Ir mes laukiame jų skambučio, kada jie bus pasiruošę mus priimti. Ir tai nėra, kad tai mes pasiraitojam rankovės ir dabar ties jau čia darysim. Ne. Mes įžengiam į jų šventovę. Tai yra jų namai, sienos, paveikslai. Gyvenimas. Ir ten ir vyksta, kur mes atsargiai plauname rankas, nes galbūt jie taupo vandenį, ne? Nes tas ir vyksta dažniausiai, žiūrim, kiek naudojam to vandens. Negalim taip ten, puikiai prisimenu vieną talką, kai mes, sakau, nukabinam tas užuolaidas, žiūriu, skalbimo mašiną, grįžti skalbimo ir taip staiga sustingstu ir matau pacientės tokį besikreipiantį veidą. Ir nesuprantu, kam reikalas, tai padarysim. Žinot, jie ateina savanoris, tai jis dega tenais viską padaryti, išlieti tą energiją. Ir tada tu turi santūriai stebėti viską. Ir aš tada susirinku tas užuolaidas, paskambinu savanoriui ir sakau, žiūrėk, gal galėtum išplauti jas savo namuose ir mes, kol baigsim talką, čia atveši jas atgal. Ir okei, taip ir įvyko. Mes nejungiam tos skalbimo mašiną, nes viską turime girdėti. Tiesiog akilai sekti kiekvieną dalyką ir gerbti tų žmonių norą, tų žmonių, jeigu jūs sako, kad to kambarį netvarkysim, mes jo netvarkysim, bet mes sekantį kartą ateisim ir vėl paklausim, gal galime. Ir trečią kartą vėl ateisime, paklausim, ketvirtą kartą jau gal praversime duris, ar truputį tik apvalysime kažką tais, ne? Ir turime nuolat klausti ir girdėti to žmonės. Labai gražiai mūsų kineziterapeutės dirba ir kaip labai dažnai, ta kineziterapija, paliatyvioji pagalba yra tokia, kur kaip kineziterapeutas ateina pastatyti ant kojų žmogui, ne? Ir paliatyvioji pagalbai tai tikrai vyksta visai kitas procesas ir labai gražiai mūsų kineziterapeutės įgalina to žmonės, nors kažkiek tais dar judėti. Aš atsiprašau.
Ir atvykusi komanda kalbasi su paciente ir kineziterapeutė kalba ir klausia, tai ką jūs mėgstate veikti, nes turime numatyti planą, kaip pradėsime judėti tam sąstingyje, tam nejudėjime ilgą laiką. Ir pacientė pasako, kaip ten anksčiau mėgdavo megzti ir dabar nebemezga. Ir sako, tai, ką jūs dabar ties paskutinį čia mezgė, tai va pradėjau megztinį. Ir nebaigiau, nes va čia liga, čia viską. Ir tas kineziterapeutas kiekvieną kartą atėjęs vis klausia, tai kaip tas megztinis? Pajudėjot, gal pavyko ir susitarė kažkokį tai planą ir viską. Ir va ir vyksta ta didžioji kineziterapija, kai gauname per kalėdas. Atsimenu, ten buvo gal 3 mėnesiai laiko, sėdi pacientė, atsiunčia dukros nuotrauką ir sako, ar žinot, kas čia? Ir mes tai žiūrim, sėdi prie stalo, jau ir tai pažanga, kad sėdi. Sako, pacientė užbaigė savo megztinį kalėdoms ir jie apsirengė ir sėdi prie stalo. Tai va čia ir yra ta tikroji kineziterapija, kuri vyksta kartu su pacientu. Turime daug tokių pavyzdžių, kuomet atrodo, ką mes galime dar padaryti. Ir kuomet ateina kineziterapeutas į namus ir sako, tai va, jūs dabar ateisite kiekvieną dieną kartą per dieną į virtuvę ir užrašysite temperatūrą. Yra termometras virtuvėje dažniausiai ten, kur būna lauko, ir užrašote temperatūrą. Į sąsiuvinį pats pacientas. Ir stebim, kaip jis ateina 3 kartus iš to sąsiuvinio, atvyksta kineziterapeutas kitą savaitę, pažiūri sąsiuvinį, parašo pažymį. Va čia ir vyksta ta kineziterapija, kurios, ne tik tais atvykstame taip fiziškai kelti tą pacientą, kuriam ir šaukšto pakelimas jau yra kineziterapija, ne? Bet stebime jo pažangą ir taip ruošime jį jau pavasarį išeiti į lauką. O kaip kitaip jis išsėdės vežimėlį, jeigu nieko nedarys. Taip pats. Mankštintis dažniausiai sako, man skauda, negaliu, arba pavargęs. Bet ateiti į virtuvę yra kitas impulsas. Ne? Ir mūsų darbuotojai nuolat ieško to kitokio matymo, kaip dar įgalinti tą žmogų, ne ta tiesioginė prasme, kur ateiti ir daryti, bet kur ateiti ir pakviesti. Jam daryti. Ja. Tikrai taip. Ir pakeisti turbūt artimųjų požiūrį į tą, nes man klausant, aš galvoju, dažnai tas išėjimo, tikrai gali gimti jausmas, kad nėra prasmės to šaukšto kelt, ar nėra prasmės ten eiti kitų temperatūrą užrašyti. Ir jūs sugrąžina tą tokį kitą požiūrį į tą, pabaigos, paskutinę atkarpą, jinai vis dar gali būti prasminga, graži ir įdomi, ar ne? Ir nutraukti dėmesį nuo to, ko aš negaliu, ką man skauda, arba ar ne, kur tas visas toks kančios šaltinis, nes mes ir šiaip gyvenime labai mokam prisidėti tos kančios, net kur jos gali ir nebūt, bet mes jau ten sutirštinam, tai man atrodo tokioje aplinkybėje, tai apskritai. Aš pati, kadangi esu išlydėjus savo abi močiutės, amžinatelis, tai tikrai prisimenu tas išėjimo momentas, labai, labai tikrai jautrus ir ypatingai dėl to, kad patys pacientai, viena močiutė tai buvo su demencija, tai tiesiog labai gal ir negalėjo orientuotis, kas vyksta, bet kita, buvo vėžių sirgo ir tikrai tada labai buvo sąmoninga, bet kūnas labai griuvo. Ir tikrai man būdavo, man atrodo, labai didžiulis šaltinis ir galimybė nebematyti prasmės, kaip pats pacientas nebemato prasmės. Tai mums pasiekė, nes mano močiutė buvo labai tokia, mylėjo gyvenimą ir visą laiką stengiasi savo padėti, tai padėdama ir mum iš tikrųjų. Bet galvoju, jeigu būtų, aš tikrai esu mačius, kadangi vis tiek ir į chemoterapiją važinėdom, tai labai matydavau įvairių tų pacientų, kurie tikrai patys sugriūva į tą tokią neviltį ir nebeieško, ar ne tos galimybės. Tai man atrodo, čia tokia labai labai didžiulė misija, net, tikrai, kaip jūs sakot, plačiau su artimaisiais, ar ne, irgi dirbti ir parodyti tą, kaip galima kitaip į visą tai žiūrėti, ar ne, ir rasti tame šviesos labai daug. Man tai skamba, kad labai daug šviesos jūs atnešat su tuo kitų požiūriu, kai jūs matot daug tų žmonių, ar ne, ir randat būdų kiekvieną pakeldą. Išbūti, svarbiausia, išbūti tą situaciją, kurią randame, kur randame tos pervargusius artimuosius, kurie tikrai, kaip jūs sakot, jie nenori jokį lauk, tikrai. Aš jau čia, kad tik tais rytas vakaras, kad tik išgyvenčiau. O čia kažkas atėjo ir siūlo į lauką. Tai patys ir daryti. Tai mes ir padarysim. Tikrai yra labai labai sunku. Tikrai. Ir mes ateinam ir dar sakom, čia reiktų kažką. Ir mes, kai ateinam, tai mes ir padarom. Jeigu mes sakom, kad vešim lauką, tai suorganizuojam transportą, kaip nuvešim tą pacientą, kas jį aprengs, kas jį palydės, tam, kad artimasis galėtų nors truputį pailsėti.
Bet tuo momentu, kol mes vežiosime laukia, ar kol mes pabūsime, kad jis galėtų nors truputį atsitraukti, pamatyti savim pasirūpinti. Gi daugybėje situacijų, kuomet ateinam pacientų namus ir randame, kuomet artimuosius reikia išvežti į ligoninę. Pervargę, praradę save. Taip, jeigu 10 metų slaugo savo artimai, 15, net ir metus, savaitę, 2, jau tu esi nebe tai, ką esi daręs iki to, yra labai sunku ir tu nežinai, ar tu dabar čia turi pasimti atostogas, ar tu turi išeiti iš darbo, o kiek griūvančių šeimų yra tame, nes slaugyti savo artimą yra sunkiausias darbas pasaulyje. Tai yra 24 valandas be jokių atostogų, išeiginių. Turėjome pacientę, kurią nuostabiai slaugė jos vyras ir jisai sako, aš taip svajoju apie stacionarų hospisą, nes aš taip noriu atostogų, kad galėčiau kažkur saugiai palikti savo žmoną. Gerose rankose. Ir kad galėčiau tiesiog patostogauti. Galų galia savo namuose pamiegoti ir pabūti. Be darbo to, kuris yra kiekvieną dieną. Jis tam turėjo ir sistemą, ir artimieji, viskas yra gerai. Bet aš, to nors truputį, to atokvėpio, to truputį pasaulio, to atsikėlimo kitaip, tą rytą, nors vieną dieną pabūti kitaip, yra tikrai labai daug. Tai įsivaizduokime, kiek daug yra šeimų šiai dienai slaugančių savo artimuosius, kiek daug mamų auginančių su negale savo vaikus, kurios negali pilnai savęs realizuoti taip, kaip jos norėtų, kurios turi šalia dabartės būti, sustabdyti savo laiką, savo gyvenimą, perkeisti jį, atrasti save tame, toje rolėje, tame vaidmenyje, tame surasti prasmę, yra didžiulis darbas. Tikrai labai labai sunkus ir dar turėti vilties. Labai labai daug vilties. Ir čia ateina hospisas ir pradeda tiesiog būti šalia. Tada šalia, kai labai labai sunku, šalia, kai yra džiaugsmo, šalia, kai yra ašaros, kai yra skausmo, kai sugenda mašina, yra hospisas, nes mes tada sakom, paimkite mūsų ir važinėkite. Stabu. Čia yra nepaprastai didelė parama žmogui, šeimai. Kadangi pati išgyvenus tą lydėjimą, tai tikrai tuo metu nebuvo hospiso. Tai buvo prieš daug metų, tai aš tikrai labai vienišai jaučiausi ir prisimenu, ieškodavau, internete ieškau kažkokios pagalbos ir aš skaičiau forumų žmonių, kurie turi demenciją arba Alzheimeriu sergančius artimuosius ir ten tikrai yra praradę šeimas, vyras palieka žmoną, nes jinai tik rūpinasi arba darbo netenka, nes tiesiog jau nebegali pakelti to fiziškai. Ir man tikrai buvo siaubas apėmęs, aš galvoju, man tas pats bus, nes tu nežinai, kiek tas artimasis tavo sirgs, tu nežinai, tai gali būti 2 savaitės, bet gali būti 2 metai, gali būti 5 metai, ypač tokių ligų atvejais. Tai yra labai labai svarbu ir tikrai daug žmonių tiesiog negali įsiterpti, nes net iš ten kokių, nelabai artimų, bet iš giminaičių, nes yra tie namai, yra tikrai tu jau painiojasi to žmogaus gyvenimą ir labai reikia tada sveikų ribų, reikia labai aiškios rolės, ar ne, ką daro, ką hospisas ateina ir pasako, ką gali daryti, ar ne, o su visais, šiaip žmonėm reikia tada labai jau mokėti suvaldyti tą procesą. Tai man tas skamba kaip labai toks, jūs sugrąžinat bendruomenį žmonių gyvenimą tuo sunkiu momentu, kuriuo, tikrai labai reikia. Ir man klausant, kilo mintis, o tai, gerai, jums reikia savanorių, bet kas gali savanoriauti? Skamba, kad, reikia labai turėti tą tokį ryžtą, ateinu ir aš tikrai darau, ar ne, aš, tą tokį assertiveness, aš nežinau, atkaklumą tokį, kad ateini pa žmogų ir jisai sako, aš gal nenoriu į lauką, o jūs, sakot, gal, bet labai būtų gerai, arba reikia, ar ne, kas čia gali savanoriauti pas jūs? Per savo prizmę, Živilė, tiesiog, nes man irgi tai smagu, kad tu pati esi ir tame santykė labai, labai artimame. Visų pirma, tu pasidalinai, kodėl tu atėjai ir kodėl tu būni, bet ką tu šitos savanorystės ir gauni galų gale, ar ne? Koks to savanorio, kokia yra jausena būti savanoriu tokiamis aplinkybėmis? Tiesiog daugiau apie save gal papasakok.
Dabar nežinau. Į abu, žinok, iš vis kalbėk, ką tu nori. Tai savanoriai gali ateiti visi, tikrai ir moksleiviai, ir studentai, ir nestudentai, ir vidutinio amžiaus, ir seniorai. Vat dar su Kristina kalbėjom, kad seniorai ne visą laiką randa savo vietą, bet mes tikrai priemam. Ir gal hospisas. Maksimas. Taip. Tapsime maksimum pas mus yra labai daug tų vyresnių žmonių, gal pas mus mažiau jaunimo įsitraukusio yra, bet ir jo yra daug. Aš tik dar norėjau papildyti, kad, vat, kaip jūs sakot, kad tas į lauką, kur ten neina, ne, savanoris ateina jau tą daryti. Reiškia, iki to jau dirbo komanda. Jau sutarta. Jau, čia mes neteina savanoris įkalbinėti kažko, savanoris ateina jau sutarto veiksmo, jau yra nuspręsta, padaryta ir jau yra nueitas kelias iki to, ką ateina daryti savanoris. Savanoris jau nebeturi darybų. Neapsunkinam savanorio dar ir kažkokį tai spręsti dalyką. Jis ateina atlikti situacijų. Taip turim situacijų, kuomet siunčiam savanorius, sakom, ten žinom, kas gali įkalbinti. Arba sakom, paklauskit. Arba jūs paklauskit. Nu, yra savanorių, kurie moka, ne? Tai va čia ir yra mūsų tikriausiai tas pats esminis hospiso, kad mes gebam išvelgti, kuris galės tą padaryti. Va, ir tada čia aš įsitepiau, kad žinotumėt, kad esmė, kad jau savanoris ateina veikti iš esmės. Supratau, labai gerai, palengvinimu. Ir dar prisiminus savanorių koordinatoriaus poziciją, gal ir yra toks bandymas išlaikyti balansą tarp to, kokie yra paciento poreikiai ir kokie savanorių poreikiai. Nes jie dažnai ateina, mes jų klausiam, o kaip jie mato tą savanorystę. Tai vienam galbūt ta savanorystė yra pavėžėjimas. Aš sako, arba noriu tik nuvežti pacientus, arba priemonės nuvežti. Kitas sako, aš atėjau ugdyti savo komunikacijos įgūdžių ir noriu išmokti bendrauti. Tai gal tada ir bandom, galbūt, sako, net ir galim būti tame procese kartu su savanoriu, jeigu matom, kad jiems sunku užmėgsti pokalbį, galbūt jis gali ateiti su užduotim, kažką buity padėti, dulkes nuvalyti, bet tuo pačiu jis gali pakalbinti pacientą, gal ir išsiunčiam pas pacientą, kuris irgi nori bendrauti ir jam trūksta to bendravimo ir jis irgi yra labiau įsitraukęs. Tai va tokie vyksta, bandom mainai, ko reikia pacientui ir ko reikia savanoriui apkeisti. Tai ir kiekvienas gali prisidėti, net jeigu ir nenori kontaktinę turėti savanorystę, kaip pradžioje minėjo Kristina, nebūtinai eiti pas savanorių, pas pacientą, kad savanoriauti galima ir kitaip. Galbūt, nežinau, kažkokį inkilėlį savanoris gali padaryti ir pacientas jį pasikabintų prie savo lango ir ryte matytų paukščiukus atskrendančius, nors negali išlipti, išeiti lauką. Tai ta savanorystė turi daug labai įvairiapusių sričių, kuo žmogus gali būti naudingas. Ir hospiso savanorių koordinatorius turi tą tikslą, kad kiekvienas jaustųsi reikalingas ir atrastų savo poziciją. O tu kaip savanorė, Živilė? Ko tu ieškai šitos savanorystės? Aš ieškau turbūt... Bet kaip ir pradžioje irgi minėjau prasmės, kad esu reikalinga, gal mano toks vidinis noras jaustis reikalingai, kad darau kažko, ką žmogui tikrai reikia ir galbūt dar matant tą pacientą, kuris yra tokioj pažeidžiamoj pozicijoje, nes atrodo, kad jis daugeliu yra našta savo artimiesiems, kitiems, aš noriu, kad jis irgi jaustųsi reikalingas. Lygiai taip pat, kaip aš jaučiuosi ir jis, nes aš ateinu ir man patinka su juo bendrauti, man patinka išgirsti jo patirtį, galbūt įdomu išgirsti tą žmogų, kuris dar antram pasauliniame kare dalyvavo, ten buvo Sibire. Tikrai unikalios galimybės, arba ateiti į tą žmogaus burbulą, namus, kaip jis ten gyvena, pamatyti. Tikrai pas savo pažįstamus, ne visus aš esu buvus namie, o čia aš ateinu pas pacientą. Tai kaip ir aš noriu jaustis reikalinga ir aš tikiuosi, kad tas pacientas nesijaus toks izoliuotas, irgi bus bendruomenės dalim. Aš gal ir ieškau savanorystės, kuri būtų bendruomenė ir aš jaučiu tą bendruomenę, jos pulsavimą ir gaunu tą dar bendrystės jausmą. Toks, žinai, kaip skaitytum kažkieno gyvenimo knygą. Toks verti skyrių ir atsiduri kitoj istorijai su kitais personažais, kitais skausmais, jausmais, situacijom, ar ne? Taip. Ir tu tame dalyvauji, kaip irgi kažkoks personažas, ar ne, bet turintis vaidmenį. Koks yra jausmas suprasti, kad tu
kad tu prisidėjai prie kiekvieno to žmogaus, kuris serga ir kuris sirgo gyvenimo, kad tu jį keiti. Tas turbūt vertės pojūtis ir yra, apie kurį tu kalbi, Živilė, ar ne? Taip, iš tikrųjų, va dabar susimašiau, atrodo, kiek knygų daug būčiau perskaičius, galvojant apie kiekvieną pacientą ir jo istoriją ir meilės romanų ir dokumentikos įvairiausių patirčių, tai, atrodo, neįkainomoje, ką gali gauti. Žinai, prisiminiau Steve'o Jobso, čia garsiausiai nuskambėjus prieš išėjimą jo, ar ne, gailestis, ko jis gailisi, kad per mažai praleido gyvenime laiko su savo šeima ir kad daugiausia savęs atidavė darbui. Ar tokios pat istorijos, ar tai yra gyva tarp žmogaus, kad žmogus iš tiesų supranta, kad žmogus sako, aš gailiuosi, kad tiek daug gyvenimą išvaišiu nereikalingiams dalykams, kad galbūt kažkur savo dėmesį galėjau skirti kitur. Ar žmonės mąsto apie tokius dalykus, ar dalyjasi su jomis? Būna įvairių pamąstymų, bet dažnai būna apie meilės, apie savo antrą pusę, pasirinkimą. Taip, kartais net ir pasidalina, kad galėjo kitaip pasirinkti, kokios aplinkybės. Būna įdomu išgirsti tą žmogų, kaip jisai mato savo gyvenimą, bet ir taip, dažnai apie vaikus, apie laiką su vaikais, kaip praleido, jaučia tą dėkingumą, kad kažkurio momentu jie skyrė daug laiko savo vaikams priežiūrai, auklėjimui ir dabar yra labai dėkingi, kad tai sugrįžta ir kad vaikai dabar jais rūpinasi. Ar būna kitokių istorijų, Kristina, kad kreipiasi į jūsų hospisą neartimėjo patys pacientai, kurie jaučia, kad juo neturi kas jo pasirūpintų? Tikriausiai čia yra didžiausias skausmas ir didžiausias liūdesys mūsų visuomenės, kuomet dar stipriau kreipiasi socialiniai darbuotojai, kurie randa tokius pacientus namuose, landynėse, kurie randa apleistus visiškai kažkur tais ant lentų gulinčius onkologinius pacientus. Ir tada jie skambina mums ir sako, čia mums reikalinga skubiai jūsų pagalba. Tai tos situacijos yra tikriausiai pačios sunkiausios. Aišku, visko ten yra daug ir ne tik pačio žmogaus apleistumo, jo socialinių įgūdžių, ne? Jo nutrūkusio santykių su šeima, koks jis tėvas buvo ar mama, ne? Bet vis tiek mes matom jau tą gyvenimo pabaigą. Ir mes nematome nei prieš, kas buvo, mes matom, kas yra dabar ir kad žmogumi reikia pasirūpinti, kad ir kas ten įvyko, ne? Tai tos situacijos būna labai sunkios, dėl kad tose situacijose mes atsiduriam vieni su sistema ir dirbti yra tada trigubai sunkiau. Dėl kad reikia ieškoti, kas atstovauja tą pacientą, kas jį lydi į ligoninę, ar tai lydi tik tai mes ir mūsų savanoriai ir tada mes vieni nesame pajėgus to padaryti. Tiesiog tiek išbūti to sunkumo irgi, kad ir kaip mes esame stiprus, kartais tikrai tai ne mūsų jėgoms. Nes čia jūs tampa tarsi globėjais, tais ar ne? Rizika, kad ar ne, nes jeigu nėra nieko, kas toj situacijai būtų... Visada kažkas yra. Visada yra kažkas. Kažkas yra, kaimynas. Kažkas atsiranda kažkoks tolimas giminaitis. Ieškome vaikų, bandome ieškoti, vis tiek yra šeimos gydytojas, yra socialiniai darbuotojai. Funkcija netgi ieškoti, surasti artimuosius tokiam aplinkybėm, nes tarkim jie patys nesusisiekia net. Privalom tą daryti, jeigu pacientas praradęs atmintį, arba nėra tiek sąmoningas, kad prisimintų, arba liga yra tokia pažengusi, kad ten tarkim, jeigu kokia smegenų onkologija, arba jis nebekalba. Tai tam tikros situacijos, kuriuose turime įjungti visą visuomenę ir tada ieškome, kas būtų, arba ten užsienyje gyvenantis vaikai net nežino apie tai, kad jų tėvas yra dabar tokioj situacijai. Toks yra gyvenimas. Tai šitos situacijos yra pačios sunkiausios, kuomet turime ieškoti, skambinti, klausti, prašyti
padėti mums būti va šitame etape. Ir tikrai kartais, kai galvojame, kad mes esame Kaune, su elektra, su karštu vandeniu, mes randame nemaudytus, nepraustus, apleistus, nepamaitintus, alkanus žmonės, gyvenančius butuose. Šalia kitų žmonių. Va, tai čia tas momentas tampa toks labai sunkus protui suvokti. Ir kai mes visi čia tokie ateiname iš bendruomenės ir mūsų savanoriai ateina, tada įsijungia toks dvigubas. Mes tada lankom savaitgaliais, sekmadieniais, neskaičiuojam valandų, turime užtikrinti tam žmogui tas 24 valandas per parą, kad jo būtų kažkas pasirūpinu, kad ryte pavalgytų, per pietus, vakarienė, socialinės paslaugos yra eilė iš savivaldybės gauti 4 mėnesius. Tai ką tos 4 mėnesius daryti, kai tą žmogų suradome? Nebegalime jo palikti dar 4 mėnesiam, nors jis visą laiką apie tai gyveno. Tai kokie mes esame tada? Ne, mes galime padėti tose fainuose atvejuose, kur šeimos kartu, kur visi... šilta, švaru kvepia. Taip, tai turėjome visai tokie, atsiprašau, pertraukiau, tiesiog įsterpsiu, kaip tie žmonės pajutė jūsų rūpestį, kaip jie keičiasi. Tai kartu galite papasakoti. Mes turėjome vieną atvejį, kur visiškai rovė stogą rezultatas, nes radome visiškai tą socialinį atvejį, visiškai vieną žmogų, tokį nualintą ligos, kuris atrodė, kad mes ruošiamės mirčiai. Tiesiog visi telkiam, nuskausminamieji, medicinė komanda, visa maksimaliai. Visos tarnybos buvo pajungtos, seniūnija, savivaldybė, neįgalumo tarnyba, šeimos gydytojo komanda. Ir visi ten pradėjom teikti paslaugas, buvo žiema, ir pacientas atsigavo. Pradėjo atsigauti. Žinot, ko prašėme vienos įmonės, kad jie mums duotų ant batų, žiema buvo tuos neslystančius. Kad šipukus užsidėti. Ir vieną kartą skambinam pacientas ir sako, aš sužinau, kas čia manim rūpinasi. Jūs juokaujat, ašgi nemirštu. Nebelankykit manęs ir aš jau kažkaip be jūsų išgyvensiu. Mes tokie pasimetę, slaugėm mirštantį žmogų. Ir jis atsikėlė gyvenimui. Prisikėlimas. Jūs liudijate prisikėlimą. Tai yra daugybė situacijų, kuomet randame tokius labai labai sunkius, kur leidžiami stiprus nuskausminamieji, kur tikrai šeimą sukviečiam ir ruošiamės. 4 metus 90-metė moteris dar gyvena, literatūros būrelis, kaimynė susikviečia ir su kineziterapeuto pagalba jinai duris dar atidarinėja visiems įeinantiems. Tai kartais žmonėms, kai mes ateinam, duodamas laikas kažką dar padaryti, kažką dar nuveikti. Tam vyrui buvo skirta dar kažką tikrai daryti gyvenimui, bet sakau, tai kaip mes ruošiamės ir mes net nesupratom, sakom, tai mes vis tiek sulankysim, taigi tokį silpną radom žmogų. Tai tikrai tikėtina. Tai yra tokių, kur žmonės tikrai dar kažką nuveikia. Sakau, į parduotuvę lydėdavom pacientą, jam reikėjo batų su šipai, kad greičiau galėtų eiti žmonės. Tai šitie momentai tada ir mus labai įkvepia, labai daug vilties suteikia visam darbui, visam procesui, visom situacijom. Tai tada, kai jau ateiname labai sunkius atvejus, visada turime tą viltį. Kažkam tais dar yra vilties, dar būti kartu, kaip Živilė sako, patylėti ir nieko neatsakyti, bet dar yra laiko. Labai džiaugiamės, kad tai laiko yra. Tai jie kartais skambina pacientų artimieji, kuriems nebėra laiko. Ir tikrai tai, kaip matome, kokie yra skambučių kiekiai, kuomet žmonės skambina šeštadienio vakarais, kuomet jos penktadienį išleido iš ligoninės, jie nežino, kur kreiptis, šeštadienį kažkas įvyko, kur jau reikia medicinės priežiūros, greitoji gal nesutinka jau vežti ir jie nežino, ką daryti, jie yra visiškai vieni. Pas mus dar ta paliatyvi pagalba tikrai viena sparčiausių Baltijos šalyse, kuri žengia tokius didelius žingsnius ir daro šitą visą procesą, bet tuo pačiu mes dar tam labai labai atsargiai dar labai tai darome, labai trūksta gydytojų įsitraukimo, labai trūksta
ligoninių įsitraukimo, kad jos žinotų, kad to žmonės kažkas gali pasitikti namuose. Taip. Aš apie šitą norėjau paklausti, ar jūs apskritai kaip hospisas būna, kad išlydit tą žmogų arba padedat šeimai, ir čia labiau, kieno, jeigu mes norim namuose išlydėti žmogų, kokios galima tikėtis pagalbos, nežinau, ar iš ligoninių, ar čia iš šeimos gydytojo reikia, ar čia veikia apskritai, kad neapkraut gydymo įstaigų, bet namuose išlydėti tą žmogų. Tai mes tam ir ateinam. Tam ir ateinam. Visi žmonės nori mirti savo namuose. Taip. Nė vienas nenori mirti ligoniniai. Jokiam pastate, jokioj slaugoj, niekur, tik neveškit manęs. Tai hospisas ir ateina palydėti tą žmogų iki pat paskutinio atodusio ir su tuo pacientu dar būname 3 mėnesius po jo mirties, su artimaisiais. Tai yra ir gedėjimas. Taip, kadangi jeigu kalbėtumėm apie tai, kad būdami medicinė įstaiga ir pragyvename iš ligonių, turime finansavimą iš ligonių kasos, turime sutartį, tai ligonių kasos mums dengia tik 25%. Kiekvieną mėnesį 75 mes turime susirasti patys iš paramos, tam, kad išmokėtumėm darbuotojams darbo užmokestį ir sumokėtumėm mokesčius. Visą kitą mes gaunam iš paramos, ieškome, kas galėtų mums padėti. Ir būtent tą momente po paciento mirties ligonių kasos jau nustoja mokėti. O pacientą dar lydėti reikia. Dar dirba socialinis darbuotojas, grąžinamos priemonės, lydimas paciento artimasis, susitvarkyti ar kažkokius dokumentus, jeigu ten jie neturi, laidotuvių visas procesas, jeigu ten reikalingi savanoriai, jie irgi taip pat vyksta padėti, yra su savanoriai ten, jeigu nėra kam laidoti, pavyzdžiui, yra ten viena dukra, kuri slaugė savo mamą, ir ten reikia ir dažniausiai laidotuvės, ir kas kryžių paneš, ir nuotrauką, kad esame nešę, ir daugybė dalykų yra, ir skolinį automobilį, kad artimieji turėtų su kuo vežti savo artimuosius. Tai tikrai dar daug darome, ir psichologas dirba, skambinamės ir klausime, kaip jūs jaučiatės tame, ir jie atveža įrangą, kurią pasiskolim, tai tas santykis mūsų vis dar vyksta. Ir tas procesas visas dar vyksta, už kurį mes prašome rėmėjų lėšų, kad galėtų darbuotojai atliepti tą poreikį. Yra, kur situacijos yra labai labai rimtos, kur turi kiekvieną savaitę dirbti psichologas, yra vaikų, kur mamos, tarkim, miršta, tėčiai, miršta jauni, ir kur turime lydėti tą šeimą. Ir mes neturime iš valstybės apmokėjimo jokios pagalbos, jokio finansavimo. Ir čia labai labai didžiulė parama, nes aš galvoju, mano vienos močiutės atveju tikrai taip ir buvo, kad aš, kadangi kilo temperatūra, turėjau išvežti ligoninę ir tiesiog taip buvo, kad intensyvios terapijos toj palatoj ir kur šiaip turėtų gaivinti žmonės ir gydyti, iš tikrųjų ir iškeliavo amžinybei. Ir aš turėjau paskui su to skyriaus vedėja tokį jautrų labai pokalbį, ir po to aš buvau labai tikrai taip sukrėsta, kad aš šiaip tikrai, jeigu būčiau žinojus ir būčiau labiau turėjus paramos, aš tikrai būčiau leidusiai tiesiog būti namuose ir būti išlydimai. Aš tiesiog galvojau, kad tai yra, epizodas kažkoks ar ne liga ir jinai atsigaus. Bet paskui jau, kai įgijau šitą patirtį, supratau, kad yra situacijų, kuomet tiesiog, yra plaučių uždegimas dėl gulėjimo nuolatinio, ar ne, nes yra sunkus ligonis. Ir tiesiog, reikia priimti, kad tas momentas ateina, bet tuo metu nebuvo nei hospiso, tokių paslaugų tiesiog nebuvo. Ir aš tada taip pikau kažkaip, kad aš taip padariau ir apkroviau vienas dalykas palatą, ar ne, kur turėjo galbūt atvežti jauną žmogų, ar ne, ir ten jį gaivinti. Mano močiutė ten buvo, kuri tiesiog galėjo taikiai ramiai išeiti, nes mes tikrai turėjom labai gerą santykį ir jinai buvo labai tokia, nekomplikuota pacientė, kuri tikrai labai bendradarbiavo. Ir aš galvoju, čia yra labai svarbu ir aš norėčiau kažkaip tą žinutę skleisti, kad žmonės drąsiau tikrai neapkrautų tų sveikatos apsaugos sistemų, o mes priimtumėm tą mirtį labiau kaip natūralų ir neišvengiamą dalyką, ir su hospiso ar ne pagalba labai tikiuosi, kad ir daugiau atsiras, nes jūs gal visko irgi negalite apriepti, bet su ta mirties to faktu apsieiti gražiai, oriai tiek artimiesiam, tiek tą pacientą, nevežti tą ligoninę, kur jam ten reikės svetimoje erdvėje būti, ar ne? Tam mes turime turėti žinių, tam turime turėti pagalbos, tam turime būti tikrai pailsėję. Taip, galvoti, ar ne, taip blaiviai, ar ne, truputį nebūti pasimetę. Kad vertinti tą situaciją tikrai ir išgirsti, ką kalba ta komanda, kuri ateina, nes tikrai ne mūsų visada girdi. Taip, nes jau žmonės yra savo afekto būsenoje ir net ten ir jeigu vežti ligoninę, tai reikia, ir nesvarbu, kad ligoninė mirė ir mes galėjom
mes kartais sakome, kad parodome tą kelią, kaip dabar tas bus, klausia artimieji, mes klausime, ar čia vyks gaivinimas, ką jūs tuo momentu norite daryti, ar vežti ligoninę, ar norite, kad tai namuose įvyktų. Aptariamas šitas yra procesas visas. Bet toje būsenoje mes pamirštame viską. Galbūt tai yra labai nauja, galbūt yra aplinkos spaudimas. Kodėl tu nevežiai? Taip, gali būti kaltinimas ar ne. O kas prisims tą atsakomybę ar ne, kad čia gal dar buvo galima išgelbėti? Tai tikrai yra mūsų visuomenės, tikrai labai, labai didelis mūsų ir kaip hospiso darbas šviesti visuomenę, kalbėti apie tai, kokioje būklėje jau mes turime kviesti greitą ir kokioje dar mes galime laukti ir išlydėti tą artimai. Kaip turime patys save nuraminti, kaip žinoti, kas dabar ties vyks. Kokia vyks eiga visos tos ligos ir kaip bus ta situacija, kaip aš ją atpažinsiu, kad čia dar jau greitojo, kur ne. Ir tikrai mes tikrai nuostabiai bendradarbiavom su šeimom, nes jos paskambina tuo momentu ir klausia, va šitas momentas, ką man dabar daryti. Ir mes sakom, va dabar tai tikrai reikia vežti su greitąja, nes čia yra va kita situacija. Taip. Ir tikrai va čia mes dirbame ranka rankon, koja kojon. Pasitarėm, darom, atvažiavo greit slaugytoja, pažiūrėjo, taip kviečiam greitą, su slaugytoja iškvietėm greitą ir važiuoja, nes yra va tokia situacija, kurią reikia spręsti ligoninėje, skyšius punktuoti kažkokius ar dar kažkas, kur tikrai nemirties faktas ir tą mato mūsų kvalifikuota komanda. Ir tai nuolat, tai va pacientų artimieji gali mums skambinti visada. Ačiū labai, man atrodo, galėtume dar kalbėti. Tai man atrodo, šiandien yra ta diena, kuomet artėjant šventoms Velykoms, mes susimąstome, ar ne, apie mirtį ir prisikėlimą. Ir tą prisikėlimą mes galime kalbėti ir religinę prasme, bet ir ne tik religinę. Čia gal apie mūsų visų tokią viltį, šviesą ir tą tokį blaivą matymą situacijos, ar ne, kad mirtis visų pirma nėra kažkoks baubas, tai yra tiesiog, ar ne, tiesiog žmogaus kelionė į kitą erdvę, kad palydėjimas sąmoningas turi būti, kad mes patys šitame palydėjimo procese netaptumėm kažkokie nervų kamuoliai, pasimetę, nelaimingi, pervargę. Mėly žmonės, kurie žiūrite mūsų šitą podcastą, labai kviečiame, nekentėkite vieni. Tam mes ir gyvename bendruomenėje, didelėje, gražioje, kad galėtumėm pasakyti, man reikia tavęs, ar ne? Išdrįsti pasakyti, tai rodo mūsų stiprybę. Man reikia, nekentėkit. Nes tas žmogus, kuriam tai yra paskutinės savaitės, paskutiniai mėnesiai ar metai, jis mato jūs nelaimingą ir jis nenori matyti. Jis norėtų, kad ateitų kažkoks žmogus jums į pagalbą ir sakytų, aš čia, o dabar tu gali tą laiką skirti pokalbiui su to žmogumi arba poilsiui, kad po 2 valandų pailsės artimasis grįžtų prie savo mylimo žmogaus šviesesnių veidų, nepervargusių, nelaimingų. Ir tuo pačiu kviečiam būti tą bendruomenę, ar ne, ir prisijungti, savanoriauti į Kauno hospisą, man atrodo, bet kurį hospisą. Apskritai savanorystę. Taip. Prisijunkit, atverti savo širdį, jeigu tik jaučiate, kad galbūt kažkada galvojate ir norite, pabandykite. Bent pabandyti, ar ne, galima. Organizacijai, trečioj, tikrai daugybė žmonių kviečia. Pabandykit. Kažkuri organizacija apsimokysit vienoj, ateisit į kitą ir bus dovana mums sutikti jūs jau savanoriausi arba žengiant tik pirmuosius žingsnius. O galbūt atėjęs pakuoti, po 2 mėnesių sakys, aš jaučiuosi pasirengęs eiti į santykį su pacientu. Taip ir būna. Ačiū labai. Ačiū visiems už šiandien. Šiandien buvo didžiulė dovana su jumis pasikalbėti apie tokius svarbius, gilius, šviesius dalykus. Ačiū, kad pakvietėt. Ačiū Živilė, kad koordinavai ir savanoriauji. Ačiū labai, Kristina. Ačiū, kad tai vyksta.